Noriu savo genų palikti niekam. Tai aš šunį turiu. Pala! Ne, ta Fox, ką čia su šuniu darai? Šitą. Sako, labai myliu savo šunį, va, ta Fox. Šitą. Yra nors viena sporto šaka, kur žemės ūkis padeda. Minigolfas. Aš Danijoje versdavausi dviračiais, pirkdavau... Ei, Su žirkliu. Aš tai vadinu... Žino, marketplace. Aš tai vadinu vertimus. O taip, iš pirmo dublio pavyko. Nu, tai ponas Deividai pristatyk. Ne, antras dublis, prašau, pristatyk. Ne, tai pristatyk tu pristatyk. Jūs šiaip draugai buvot vaikystėj? Nu, vaikystėj kaip. Nesimuždavom. Nesimuždavom. tą pačią mokyklą jiem, bet nesimužom. Jo, bet tu blema mėgėjus būdai, toksai biški būdai. Pastumti, taip, dabar pastumė. Dabar pastumė. Jo, nes tu, blėt, dahuja stumi šiaip, 100 pėm kažkaip nuo grūdago. Ar tu apie bazarą, kad Apie viską. apie viską, gerai. Stumi ne tik rutulį, ne? Taip, pasakykim. Okay. Nice. Nes, blema, mokyklai tai atstovėdavo savo, man atrodo, bijodavo tau kažką žmonės ir pasakyti, nu, tipo, bijodavo gauti atgal jaučiu. Kažkas panašaus. Panašiai. O pas jūs rimta mokykla buvo? Buvo tokių moroziukų, ar tu buvai moroziukas? Ne, tai visi kaimiečiai ten. Kaimiečiai, kur per stipriai rankas spaudžia visą laiką. Vakar vienas bičias per Open Mic'ą turėjo bitą, kad visi iš kaimo, kur prie miško augė, nemoka paspaust rankos ne 100%. Žinai, kur duoda tą tokį kurvą jo, tą ir suspaudžia stipriai, žinai. Kodėl tu taip darai? Žinai, blema, yra tas. Kur, jo. Tai būdavo, ne? O jūs, jo, okei. O kiek pas jūs, pavyzdžiui, mieste mokyklų šiaip yra? Mieste nepavadinsiu miestą. Kiek žmonių gyvena? 500 kokie. Šaukinuose, jo, jaučiu, kažkas tokį, nu, kažkas tokį. Kur taip? Šaukinuose, Šaukinų mokyklai. A. Yra Kelmės rajonas. Nes aš galvojau, kad iš Kelmės tai yra po 2 metų su bičiu drauga bendraujant, supratau, kad ne iš Kelmės. Yra Kelmės rajonas, tai ten, nežinau, mokyklų gal 6-8, nu kažkas tokio, o yra Šaukinui, kurią mes ėjom kartu, tai ten viena yra. Bet tai jūs gyvenote abudu Šaukinuose? Aš iš Šaltenių, tu iš Šaukinų, grinai jo, prie Šaukinų jūrų. O tai nebuvo, kad kaimas prieš kaimą pyznatės, kaip dažnai būna? Oi, ne, per toli. Pas jų šiaip labai mažai kaime pas tavęs žmonių. Viena gatvė. 20 gal. O, vos ne vien. Tai tu kaimietis, o šį. Visiškai, tai jo, atėjęs. Dar iš gilesnio kaimo. Jo. Okay, o pas tai kiek kaime žmonių buvo? Tai sakė, 500. Ai, pas tai seniai, net ne kaimas, čia priekaimis yra. Priemesti. Čia priekaimis yra. Okay. Nice. Ir iki kelintos klasės ten mokinaisi? 12 klasių yra? Jo. Sen. Nu, tai jo gimnazija. Kaime dažniausiai tai 5 būna. 9 dabar maks jaučiu. Tai gali būti, nes Kiek yra dabar? Ne, bravo, yra, man atrodo, 12 dabar. Man atrodo, baigė dabar, jo, 12. Nes iš kaimų tai ten būna, kad jau lieka, ten uždaro arba 5 klasės. Jo, dabar jau mažina, dabar tik miestuose belieka. Paskui padaro pramogų centrą tiesiog ir uždaro. Ir pas galiausiai senelių prieglaudą. Senelių, jo. 6 senelių. Pas mus psichuškė Šaukinas iš būdo, nežinau, ar taip. Būdavo, bet dabar nebėra. Dabar nebėra. Jo. Iš psichuškės į prieglaudą. Gali būti, kad tie patys žmonės tiesiog ten yra. Net jaučiu jų. Jo. Gali būti. Okay. O kiek tu vyresnis už mane esi metais? 98. Ai, tai 2 metais. Tu 98, aš 99. Tai tu metais už mane vyresnis. Tai jūs jaunuoliai. Nu, tu irgi, atrodo, kad mes jaunuoliai. A, kur pamiršau kepurę užsidėti? Eik, na. Ir kelnes pamiršai, sakai, su džinsais būsi. Pasidėjau džinsus. Pasimėti, bet. Nes mane odai žiauriai sugėlė. Elgetavo. Prie vandens. Ir karočiui, pažiūrėjau, kojos, kur... Nu, čia per kamerą nesimatys. Aš jam rodo, bet nesimatys. Man kaip įseka, karočiui, tai tokį, kur gumbulai atsiranda, tai galvojau, džinsus atsivežiau, kad užsidėsiu, bet jau pamiršau, karočiui. Aš galvojau, kad tu nesikeiksi, tai aš būsiu su džinsais, bet kadangi keikisi, tai naku, aš taip pokytą. Tai aš atsipalaidavau. Man šie, karočiui, kojos sėdžiu, tai... Nu, prisikopėjau, pristatysiu pagaliau. Tai turim vienintelį nuostabų Egidijų Valčiuką, rekordininką Europos jaunių, pasaulio jaunių čempioną, kažkada, ne, buvo, kažkada... Pasaulio jaunio čempioną? Pasaulio jaunių čempioną. Jaunimo. Bet vis tiek pasaulio čempionų. Tu gali nesakyti toliau. 4 kartus. 4 kartus? Okay. Kur tavo paslaptis? Nežinau. Jėgoj gal. Protė. Ne viens nėra sakęs protė gal. Ir tai išvengia. Protė gal. 8 x 3.
Pagavo. Ne, neprotė, seniai, ne. Pagavo. Pagavo. Ble, dabar pats galvoju, kiek 8,3. Ai, va, matai? Jo, 2,4. Ai, gerai. Jo. Aš jau pasimėnau. Protė gal. Okay, Tai gali nuo pat pradžių pradėti tavo gyvenimo istorijos. Ja. Tai 98 kurį mėnesį gimėte jūs? Ką tu darysi tą informaciją? Ir diena kokia? 4. Ir valanda? Sveikinsi su O gimtadieniu. nieks, kur valandas nežino. Nu kam, reikia Ne, nuo tai sakai, valandos. pradėkim nuo pradžių. Seniai nuo pradžių ir pradėjom. Čia. O tu gimėjai kur tiksliai? Kelmiai? Šiauliuose jaučiu. Šiauliuose? Čia kodėl ten? Nes aš nežinau. Čia kelmė gimdymo namų net nėra. Jo. Seniai, aš tai irgi Vilkaviškį gimęs. Vilkavišky. Aš ne Marijampolį gimęs, o Vilkaviškį. Kai su Petru, karačio. Su Petru. Su Gretininiu. Daržininkų Klasiokai. kaimas koks ten. Daržininkų kaimas koks ten. Ne, Kokį ne. klasiokai seniem gal pytis? Klasiokai. Panašu. Šiaip jo. Išplaukuosi. Eik, tu Petro hairline'as Ko geras. čia nori? Stumi, ble, plikas, sėdi stumečiais. Ne, man taip vis davė visiškai. Aš sakau, imsiu. Bet tu anksti pradėjai plikti, ne? Jo. Jo. Kiek metų daugmaž buvo? Blemba, 23 kokie. Ai, 23. Ai, nu tai normaliai. Ble, nu tai aš nuo 22 kokių. Barzda nuo 15 jaučiu pradėjo kai aukti. Nu, Bet tai tu ir auginai iš karto tipo barzdą? Jo. Tu 11-12 klasė jau su pilna barza buvo jau pizda. Ir su Tokį pilna kažkada gaikė turėjau. pisti kažką. Iki kur? Čia. 12 klasiai? Blemba, jo, kažkas tokio. Kus, ble, senelius, su seneliu šalčiu buvo? Ir dar nesenai irgi turėjau čia ilgą. Ok. Biški zaibal jau čia, ne? Maistas stringa, viskas. Labai priežiūros daug reikia. Jo, sen. Bet tai gal kaip darai, gali daryti kaip panos, sausų šampūnų, sutrini ir kasas, tu sakai, kiek kebabinės vadinamoji šukuosen. Greitai, kebabinės ir atgal. Ok. Bet va, koks gyvenimas įdomus, ne? Čia belė kiek auga, o čia, ble, neauga. Ne? Bet čia taip. Man tai neauga ir čia, ir čia. Skambinas. Negaliu kalbėti. Suapyko, Ar dėl to bažnyčia skambina. Kur tiesiog gali būti, kad vėl nepasikeitė. Dėl dropo. Dėl dropo skambina jo. Taigi prie soliuko, ble, per naktį atsinčiau. Šiukšlinės. Šiukšlinis. Ok, nice. O kaip tavo gyvenimo pradžia, ta prasme, tau, kaip čia pasakyti, daug teko prisitaikyti prie, nežinau, prie visko, ta prasme, kai augai, ar tau viskas easy buvo, tipo, paprastai? Šiaip, aišku, buvo, tų patyčių buvo dar kažką, bet tai, ta prasme, nebuvo taip, kad verkčiau ten į kambą atsisėdęs ir pohui. Bet tu siauginai skūrai jaučiu, Jo, tada pizdas. pradėjai pats atgal tada. Aš negaliu patikėti, mūsų podcastas va taip eina. Ką tik žvengiam, nahu, mirdami, kad tas taip. plikas yra ir kad aš supliksiu, o šiaip tu patyčias patirtai. Blet, va taip, va tiesiog eina tai. Bet gerai, kad prisitaikai. Labai gerai, kad prisitaikai. Ok, nice. Bet, o dėl to ir pradėjai sportuoti, ar buvo kažkokia kita priežastis, kodėl? Pradėjau sportuoti, tai kažkaip norėjau atsilikti nuo visų, ta prasme, būti stipresnis, kad nebūčiau varškė. Kad daužomas maišas nebūtų. Jo. Tiesiog. Ok, o nuo kelių metų tu pradėjai sportuoti? Labai anksti. 2014 pirmos varžybos buvo. A, tai tau buvo 16. Jo, turėjo būti kažkas tokio. 16. Kur pats pagalvoji, ble, ne 16. Jau tokią barzdą turėjo. Tai jo. Ir jau laimėjai, per pačias pirmas rungtynės laimėjai, tipo, varžybą. Jo, Baltarusiai buvo, pamenu. Minske. Ne, Minske, aš menui, po to Minske buvo. Po to Minske. Čia Minske užvakar buvau. Ok, toks sėdim. O kiek laiko treniravais iki varžybų, kad paėtų? 2 metus. Ai, 2 metus, taip. Tai kaip čia gaunas po? Po 2 metų buvo pirmas tarptautinės varžybos. Aišku, dar buvo mokyklos laikais kažkada ten kaimo varžybos, ne kaimo, ten moksleivių čempionatas, ten 5 buvau, bet tai čia buvo gal 20 kokie. Ai, ok. Ai, tai O dar tai gerai, seniau žiūrėk, pradėjai, tipo. Norėjau šiaip. Okay. Bet tai 20, tai tau 12 buvo iš šis. Nu jo. Tai aš sakau, kad anksti tu pradėjai. Jo, Gerai, bet tai, pavyzdžiui, žiūrėk, dabar, blet, kaip čia dabar, aš turiu klausimų. Pavyzdžiui, žiūrėk, gerai, tarkim, iš karto išvarom kambarį, dramblį iš kambario, žemą ūgių kreiptis reikia, ne? Kaip nori. Kaip nori? Kaip nori, pauk. Jam pauk. Kaip nori? Gerai, nes aš toks galvoju, blet, kaip čia klaus, kad tai ir neįžeist ar kažką, poku kaip nori, karoči.
Žodžiu, tai pavyzdžiui dabar žiūrėk, tu tarkim, kai buvai, tarkim, va, ten, kai 12 buvo taip toliau, tai tu kompitinė su tiesiog žmonėm, tipo, kurie yra normalus sudėjimo, tipo, 1,9 m, kur tipo ir pohui tu šalia. A ne? Tai pagal svorį dar nebent būdavo. Ne, tai svorio kategorija, tai jo. Amžiaus grupė. Bet tai tau dar sunkiau gaunasi tada į svorio kategoriją. Nu, ta prasme. Nes, tipo, 1,9 m, blėt, gali svert. PM3. Nu. PM3 mano buvo pirma kategorija, dabar iki PM9. Ai, čia buvo dar iki PM6 biškį, bet. O kur? Jau suvaręs buvai. Buvo biškį, Dabar ant matė. reiškia. Čia per karantiną, kai nereikės sportuoti, negalėjai. Biški buvai. O kiek tu sveri dabar? PM9. PM9. Okay. Tai laikai vienu žodžiu. Jo, dabar tas stabiliai yra. Okay, Nes po to mesti ten ar auginti, tai kosmosas. Bet tai tu dabar aktyviai ir toliau sportuoji? Dabar negaliu, biškis sportuoti, turiu su sveikato problemų. Ok. Jo, okay. Bet šiaip taip, na, į salę. Jo, ne, tai salę mes visi nuėjom. Nesipažėjusi. Visi nuėjom. Ne, aš jau nebenuėjau dabar. Vasara, blėt, nu tai Vasara, gal. faktas. Jo, galima, faktas sen. Galima kartais biškai atsipalduoti, aišku, reikia ne per daug atsipalaiduoti, bet šiaip aš domėjausi tai, nu, nes, žinai, nesi stipriai viešas žmogus, tipo man asmeniškai tai neįkrito į visą šitą kiratį, blėt, aš negalėjau patikėti, kad tu tiek dalykų esi padaręs. Tu ir rutulį stumė, vadinasi, teisingai, ne, pataisykiai kas, stumtų, nes ne mes stumdų. Jo, stumdai peleka, dropų stumdai, rutulį, tu meti ietį. Mesdavai ietį, jo. Tada tu diską sviedi, sviesdavai. Kažkada jo. Jo, tai tu dabar paskutinis tavo dalykas yra rutulio stumimas, ne? Ne, jėgos triko, pirmas ir paskutinis. Pirmas ir paskutinis. Pradėjai ir pabaigs. Nu, jėgos trikovė. Ai, trikovė. Susidaro šitą sporto šaką iš 3 veiksmų. Iš Pritupimai, štangos spaudimas, nukrūtinės ir deadliftai, atkelimai. Ok, aš man iškart klausimas, kas tau geriausiai sekas ir kas sunkiausiai tavo yra, kas nepavyksta? Matematika, kuo vėliausiai. Sunkiausiai matematika sekasi. Pirmas dalykas, matematika. Jaučiu dėl to ir varžybas su brapisės. Per mažai blynų užsidėjau, tiesiog, nes nepasakė. Dėl ko tu, kokia tavo yra secret power? Protas. Ok, nu. Tai pritupimai geriausiai sekasi ir štangos spaudimas, o atkelimai tai aišku, aš juos labai daug didelę dėmesį niekada visą karjerą neskiriu. O kodėl? Kai kurie Jo, einas. Kam save drožti? Jeigu tu matai, kad kažkur blogas, nedarai to, tiesiog ir viskas. Ta prasme, 2 rungtis lyderė jis yra, ta prasme, patempi tu su tuo tikiškai, o su tuo atsilieki ir įsilyginai. Bet rezultatai sumuojasi, ne? Nes aš mačiau, kad tu tupi 200 km ar 200, pataisyk mane. Jo, kažkas tokia. Eiktu nahui. 2,8 daugiausiai su specialiu štanga. Kaip, blėt? Tai nahui, ta prasme, nusikeli nuo stauto štangą. Neina, kelienų taip, tipo, turite ištiesti, nakus smūgdo, viskas. Ble. Greičiai smūgdo, ja. Tai toks svoris. Bet čia, tipo, pavyzdžiui, žinai, gali daug kas, čia aš iškart kalbu, žinai, tipo, kaip žmonės gali galvoti, kad, tipo, žemaūgis, tai jam yra lengviau tūp, nes, tipo, mažiau turi tūp, bet čia nėra tiesa. Nu, yra faktas. Bet tai turi sveri, blėt, pydisą. Nu, jo. Nu, tai čia yra, žinai. Nu, jeigu svorio kategorija. Jie man amplitudė. Ne, tai kaip tu galvoji, tipo, ar čia, nu, kaip iš tikrųjų yra? Nepatupė, ta prasme, žinai, nu, tai jie 53 sverdami, aš 6 kartus, pavyzdžiui, daugiau. Su kiek kilų? Su 2,8 daugiausiai kaip buvo. 6 kartus tu tupai? Ne, savo svorio. 6 kartus svorio viršiau savo. Ai, jo. Kažkas, bet ant svėriau 53 kokius. Ok. Ir o po to kiti yra daugiausiai, nu, ta prasme, tie, kurie aukštesni, kaip tokios svorio kategorijas ir jų pirštai ilgesni, jie ant deadliftų yra pranešesni. Man, karoči, štangą aš nepiemu labai gerai, juos, žinai. Bet tu rankos, normalu, tipo normalu. Čia baigtų nagą. Bledo, huėno, didžiu, dėms, bro. Ir man slysta, žinai. Pridėk, taip. Blet, nu. Bet matos, kad stipris, pizai, tai pagalėtų. Riešutą galėtų spausti tikrai. Kurva, pirštai, matai, managai, tokios. Kiaušinius, taip, geptavė. Su lukštais spausti. Daugiau gerai, aš apie kitus kiaušinius pagalvoju, gerai. Tiesiog. Nes aš mačiau varžybas to vienas čia prieš 7 gal mėnesius įkeltas, kur, tipo, štanga ten belenkai sunkiai stumi, tipo, pritupimai žiauriai sunkiai ir tada ateini deadliftą daryti ir šypsai, spojai, ten žvengiai, jisai. Ai, pofik, kiek iškelsi tiek.
akis žiūrėti. Jo, čia dabar visada tai būna didžiausias įtampa prieš pritupimus, po to prieš štangą spaudimą, o jau tipo tas sunkiausias rungtis praėjo, dabar jau puhu. Bet deadliftas čia paskutinė rungtis būna. Jo, nes yra, ne, tipo iš eilės. Pirma pritupimai, štangas spaudimas ir deadliftas. Ok, nice. Ir po 3 bandymus yra ir geriausias rezultatas skaičiuojasi, žinai. Okay. Nes aš žiūrėjau ir ten buvo įkelti 2 tipo pritupimai ir abu nepaėjo, tipo, o trečias tau paėjo, bet neįkėlė kažkodėl, neparodė šitą, nežinau kodėl. Čia iš druskininkų gal? Man atrodo, jo, Lietuvos kažkas ten, ar pasaulio čempas, bet Lietuvoje, jo. Tai tikriausiai tas. Žiauriai keista. Nes komentatoriai sakė, kad tau trečias liftas paėjo, bet jo kažkaip nežinau. Jo, bet tai ten labai buvo fujova situacija per naktį, ta priešmai stresą kokią nukrito apie 3 kilus. Eik, tu, kas tau buvo? Tiesiog stresas? Jo, stresas, ta prasme. Tai prakaituoja gal vis tiek kažkas tokio. Varžybų didelis tarpas buvo 2 metus, buvo nedalyvavęs. Tai dėl to. Tai ant sugrįžimo. Masė krito realiai ir jėga krenta, žinai, iš karto. Okay. Jo, automatiškai tas, blėt, jo, čia tas dalykas, kur, pavyzdžiui, mes, tarkim, lipdami prie sceną ar ten kažkokį pasirodymą, jaučiam irgi stresą, žinai, ten, blėt, būna lakštai, kur aš iki vandeniu, blėt, myžioji, ten labai, nu, man asmeniškai. Myžė šūdai iki vandeniu. Bet seniai man tai... Ok, čia naujovė kažkokia. Tai man, pavyzdžiui, paskui tiesiog reikia užlipti ir kalbėti, žinai, ir būti geros nuotaikos. Tau seniai reikia stumti, tipo daryti, žinai, fizinius dalykus, žinai, kaip, pavyzdžiui, mes su Slavka kalbėjom su tuo akrobatu būtent, jisai, pavyzdžiui, Ukrainoje pasirodė, sako, aš negalėjau vairuoti iki Ukrainos, nes nuvairavo štuką kilometrų pasirodyti kurvą su benzopjūklais, jo, žinai, žangliruoti, tu negali fiziškai, nes yra pavojinga. Tai aš įsivaizduoju, kaip tau turėjau hitinti. Tas pats, kai reikia kitą šalį skrendyti, tipo, ar čia tą anksčiau varžybas, nu, kad priprastum prie klimato, prie visko. Ai, tu skrendi, o kiek dienų įprastai anksčiau skrendi? 2-3 būna. Okay. Kad priprasim. Bet, pavyzdžiui, su sportu, čia aišku, kalbam apie sportą, bet šokinėm daug skirtingų klausimų, bet, pavyzdžiui, aš, turiu draugus, šitą dažnai paminiu per podcastą, kurie yra sunkiaatlečiai, ten Tomas toksai iš Klaipėdos, tai jisai berods ar pasaulyje, ar, man atrodo, kad pasaulyje 16-17 yra savo svorio kategorijoje, tipo irgi nusunkia atletis, stumimo štangos ir visa kita. Dabar supykt gali, kur, kad neteisingai pasakiau be žodžio. Bet jis, pavyzdžiui, vis tiek, kadangi jisai atstovauja Lietuvą, tai jam yra, pavyzdžiui, papildai ir visa kita, jam yra, suteikiama, ta prasme, jis gauna tai nemokamai. Jo, nes jis yra olimpinė sporto šaka pas jo yra, nes čia jis sunkia atletis yra rovimas ir štangas. O pas tavį yra kažkoks, ta prasme, rėmimas, kažkas iš valstybės viso? Iš valstybės nėra, iš rėmėjų, kas suranda treneris, ten sporto klubas. Okay. Šiaip tai viskas iš savęs, iš savo kišenės, taip treniruotės ir dar kažko. Okay. Bet čia, tipo, nėra pigus sportas. Jo, ne olimpinė sporto šaka, būtų olimpinė, kaip jam, kaip tavo. Būtų finansavimas. Tada viskas būtų finansavimas, žinai. Okay. Bet šiaip nereikia dar važiuoti iš savo šaibų kol kas, žinai, nes yra... Tai aišku, pasirašymas, maistas, viskas. Nu jo, bet tai te pati valgytum, žinai, tiesiog turi, aišku, sveikiau ir arba mažiau, arba daugiau valgyti. Nu nėra, kad visą laiką bulkinį, nes tu vis tiek į svorio kategoriją turi. O koks yra skirtumas tarp svorio kategorijos? Ten yra kaip bokse, kad tu, blėt, 400 gramų ir viskas jau. Tipo, koks yra paklaida ir taip toliau kaip... 100 gramų viskas, tu jau į kitą svorio kategoriją. Ir jeigu tu užsiregistravai vieną svorio kategoriją, tu tipo svėrė ar mažiau ar daugiau, čia, ta prasme, tau neleis dalyvauti. Ar ne? O tai nėra, kad permet? Ai, bet... Ne, nėra, nes tu jau užsiregistravai šitą ir būtinai turi... Atitik normatyvus tos visus. Jo. Okay. Esu matęs per sverimus, kai mergai visus plaukus nukirpo. Kad numestas. Jo, liko 15 gal minučių ar 10 minučių iki sverimo pabaigos. Ir 15 plaukų liko. Be plaukų iš vis. Nu čia aš matęs per UFC irgi, kur barzdas nusikerpa, tipo ten taip toliau, kur ten trūksta kažkiek. Triusikus nusiema viską. Jo, kur. Blėt, jo, pas mus yra toksai pasakymas, kad vienas bičas, kai boksuodavosi, toksai labai jisai kūdas buvo žiauriai, tai jis netgi, kad iki mažiausios svorio kategorijos jam dėdavo hunterius į trusikus. Ir tipo jis ateina, blėt, ir nahui, žinai, bet tu, ką tu pasakysi dabar, žinai, tu matai, čia gal jo pelė, ką tu, žinai, gal monstrą turi bičas tiesiog, žinai. Tai būdavo tokių pas mumis irgi, žinai, tipo iki šiandien, kad prisikrauti tam. Jo, kada į tipo iki tos svorio kategorijos. Po to padarė taisyklę, kad tik po patiniais rūbais. Tai susvertina begaliniai su kelniam, to prasme. Nebent kur švininius trusikus. Su švinais, kai lemenės tos būna. Jo, čia iš Černobilio. Okay. Na, bet tai šituos, va, tarkim, kur tu važiavai dabar, pavyzdžiui, paskutinį šalį, kokioje buvai? Čia dabar rungėjais ar Lietuvoje tu rungėjais? Lietuvoje čia buvo druskininkuose. Okay. O tas, kur sakai, pasaulio čempas?
Tai čia buvo druskininkas. A, jisai druskininkas ir buvo, ne? Pirmą kartą lietuviai vykdė. Okay. Ir skaitosi, kad irgi čia dabar gaunasi, kad čia kažkokie yra, kaip būna, pavyzdžiui, olimpinės ir paraolimpinės, tai čia yra kažkoks kitas tipo, ar čia yra tiesiog tu su visiškai, Čia yra visai kitas, nes paraolimpinės... Ne, tai kad parolimpinės šitas yra kitas, bet aš kalbu, kad tu pavyzdžiui ir tada kiti žmonės, kurie būna, tai jie būna irgi tipo ten 1,9 m, aš nežinau, kur, negaliu sakyti normalus, nes tipo, tik svoris ir amžius. Tik svoris ir amžius. Ai, tik svoris ir amžius grupės? Blet, okei. Okay. Šiaip įdomu šiaip dalykas, žinai, nes aš tipo, čia irgi, tipo, bandau įsiaiškinti, kaip veikia šitie dalykai. Aš irgi nesupažinęs. Nes, tipo, blėt, įdomu, tu rungiesi, kur aš nenoriu sakyti žodžio su normaliai, žinai, nes tu ir tipo normalus, bet aš nežinau, kaip įvardinti, žinai, tipo, kad su aukštaugiai, žinai, tipo, tai man šitas, blėt. Prieš polėjus. Avis prieš vilkus, na. Bet tu, ar man atrodo, ar tu nuo gyrų irgi pradėjai kilnojimą? Jo, nuo gyrų. Kvas, blindas. Tavo vairis, atidirbtas jau dabar. Nuo gyrų, ne, pradėjai kilnuoti. Kokie ten yra pratimai? Stumimas ir rovimas. Ai, stumimas ir rovimas. Yra dar ilgas ciklas, tipo, atsistumi, klyną nuleidai, vėl užsimeti. Ai, šitas, ne? Okay. O kuris tau geriau sekdos, tas stumimas ar rovimas? Vienodai panašiai. Vienodai, ne? Mokyklos laikais būdavo tarp prizininkų. Tarp prizininkų, jo. Aš daug nedalyvaudavau, tipo, ten už mokyklą tikrai, kad reikėdavo, nes mano kitas sporto šaka, o komandai taškų reikia, žinai, padėti, pastumti su Hebra važiuoti. Nes šiaip lemba, pas mus daug kas geras kilnodavo mokyklą ir iki dabar, man atrodo. Gal nebuvo inventorius. Lemba, šiaip yra lengviausia. Dar ožys buvo vienas. Ai, Tomas ir dar kur šokinėdom per tą ožį. Pas mus irgi būdavo ožys, čia žinai, blėt, bet aš paskui mokinausi jau, tipo, ne sporto mokykla, paprasta mokykla, bet būdavo net nebūna pamokų, nes išvarom su varžybom, tipo. Tai ten būdavo, tipo, kvadratas rudenį ir paskui būdavo visus. Kvadratas kiek metų buvo? Tu 16. Ne, man mažai buvo, bet mes važiuodavome. Sen iš mokyklų pakeitęs, tai buvo. Bet tiesiog būdavo, tai aš turiu ir medalių daug, pirmosios ir bet čia būdavo su mokykla tiesiog, o paskui būdavo šitos estafetės, žinai. Tai aš tiesiog... Drąsus stiprus fikas. Jo, drąsus stiprus fikas. Esu žurnale ten ir visa kita, tipo. Tai buvo nice ir jo, būdavo, kad išvažiuojam į kokius pilviškius. Pilviškius? Ne, į kitą šalis dar nevažiuojam. Iš šalčininkus rūškai mokinti. Tai būdavo fainas. Ok, tai pradėjai nuo gyrų ir tada, ar tau pasiūlė, ar tu pats nusprendėjai, kad štangus pradėti kilnoti kaip čia? Pasiūlė treneris, pabandėm, pavyko normaliai, sako, važiuojam. Na, ok. Ir po to biškai paralimpinės buvau nuėjęs, ten rutulį stumti ir jėti. Bet gavos tokia situacija, kad reikėjo čia perėjau į Vilnių gyventi ir dar biškai čia treniravausi, bet jau nebedaug. Bet tai paralimpinės, sakai, ėjo, tipo, tai tu buvai paralimpinėse, dalyvavai ar ruošėsi? Nedalyvau, aš tik dalyvau Pasaulio Europos čempionatuose, kur vykdavo, ta prasme, paralimpinių rungčių, žinai. Aha, ok. Nice. Ir jeigu ten paskui praeini, čia po kaip gaunasi atranka, ne? Tipo? Jo, bet tai čia yra, būdavo ir dabar yra, tipo, kvotas duoda, ten 5-4 vietas, tipo, visai rinktiniai, žinai. Jo, žinau, iš tavo, tas Tomas buvo pasakas, mano tas draugas. Ir tipo, kas reitingė būdavo aukščiau, tas ir važiuodavo, žinai. Jo, nes, tipo, geriausiai ir turi važiuoti, tipo. Tai aš nesu dar, nebuvau pakliuvęs. Ok, bet ne. Bet tu, aš mačiau ten, palauk, ar nesuklysiu, tu pasaulį su šitais dabar trikovė šitą, tu 16 likai berods, ne? Jo, dabar paskutinė 16 liko. Ok, na, čia per tą, kai svoris nukrito, žinai. O kaip manai, kelintas būtumė, būtų svoris nenukritęs? Nežinau, iki top 10 buvo planas, bet esmė tokia, kad tas svoris nukrito ir sakau, jeigu iš trečią kartą tą pradinį bandymą, vos sakomos tos barankos negau, nes yra, tipo, jeigu 3 nepatupi, jau viskas neklasifikuosis. Nėra pliusint sumos iš ko, žinai. Iš 2 veiksmų, tai realiai tas pats, kai važiuok namo iš karto. Kaip per driftą, klasifikacijas nepraeini. Jo, norėjau sakyti, kad kaip gerai, bet o jeigu, tarkim, ant antrojo, trečio pratimo, tu ten po 600 iškeli. Teoriškai, aišku, taip neatsitiko. Teoriškai, čia neįmanoma, bet teoriškai. Jeigu tu pasirinktum, kad rekordas yra kiek? Nes 505 km pasaulio. Žinau, bet teoriškai, jeigu iškeltum, tai tipo galėtum dalyvauti, tipo, užimtum vietą. Seniai, man atrodo, į NASA į kosmosą įsiūstum. Reiškia, galėtum. Šiaip, nes dabar 505, man atrodo, tas The Mountain iškėlė, tipo, nuo žemės deadliftų. Jo. Kur ten jau, kur iš galvos kraujas bėga. Ne, ten Eddie Hallas buvo. Kaip, seniai. Tam jau Eddie Hallas ir paskui tas kitas
pagerino, ar dabar jau čia vėl kažkas norės pagerinti, nes iš galvos kraus bėga tiesiog. Ten pizan, nes dafiga, tipo. Gerai, o pavyzdžiui, kai būna, kai tarkim, tu man irgi pataisyk, jeigu ką, stumia, palauk, kai nuo žemės kelia, tai skaitosi round? Deadliftas. Nu jo, tai aišku, tai tu aišku nepasakysi, nes deadliftai nedaug, kiek, nes tipo stengiasi ant kitų daugiau, bet būna tas, kur tu, pavyzdžiui, padarai kažkokį per varžybas ar kažkur, kur taip galva susvaigstu, kur galvoja, kad atsijungsi. Tai aišku buvo, aš buvau per pasaulio čempionatą, ne per Europos ar pasaulio jaunų čempionatą Vengrijai. Tai ta prasme tupiau, žinai, ir taip kaip kažkaip tupiau, stojau ir nugarą leidau, kaip visą štangą per galvą. Per galvą? Nahui. 200, man atrodo. Taip, čia per spandą ir nuvažiavo, ne? Jo, ir nuvažiavo, ją pačią nespėjo asistentai, ta prasme. Ei, tu na, Jo, atsingiau. Bet per čia seniai gavai čia. Jo, taip. Čia seniai kaip per boksą tam Esu nuvirtas per treniruotės, ta prasme, su štanga ten nusimetęs. Bet iš spaudimo, tipo, sukėlė spaudimas ir atsijungi tiesiog. Jo, po to, tai jeigu niekas nesaugo, tai tipo tupi ir metinako tą štangą, kad, ta prasme. Tau zaibys kris, nes neaukštas, tai žinai, kur 2 metrų, blėt, bičias nusipisa, kur tu nusipisi tiesiog, žinai. Iš karto atsistoju. Jo, iš karto atsistoju ten. Net nesupranti, ar gulėjai. Jo. 200 kg, čia dafigas. Seniai, aš tai nebandau suprasti, nes man čia yra nesuvokiami dalykai, ta prasme. Net nežinau, mes 2 ir dar. Nu ne, dabar aš beveik 100 sveriu. Nu tai o aš 7. Gerai, ko čia giriasi. Bičias pydis susveria. Ir ką tu jam? Gerai, gal ant metro mažesnis. 2 metro 3-3 esi, ne? 3-4. 3-4, ok. Paaugai. Dabar prieš rugsėjo 1. Tikrinausi. Vis tiek į 6 klasę. Į 6 klasę jau su dviračiu tai nevažiuosi. Iš to, kur gerai nespankčiai. Realistas. Ok. Nice. Bet tu man, pavyzdžiui, žiūrėk, gerai, tarkim, pašneka mane, kad ūgis tavo nedidelis, jeigu tau skaitai pohui tai vadinti, tai manau, kad galim lysti, nes mes galvom, žinai, kur bus tavo humoro ribos, žinai, tipo, nes dabar čia, žinai, kad daug dalykų vyksta, tipo, dėl... Nėra ribų. Pohui, gerai, čia. Galim... Liliput gali vadinti pohui, bičias. Ok, nice. Tai šiaip įdomu, tipo, pavyzdžiui, kai tu, kada, aš nežinau, kaip paklaužinai, tipo, tu man kaip draugam paaiškyk, kada supranti, tipo, ne tu, bet kada iš karto, kai gimsti, tu supranti, kad tu neauksi daug, ar kaip vyksta šitas dalykas? Ar jau prieš gimimą mama žinojo, kad, tipo, tai bus... Kada nustoja augti, va taip gal pasakyti? Nuo 3 mėnesių, man atrodo, kažkas tokio buvo, tipo, ta kažkokia, aš tikslaus pavadimą jūs nepasakys, nes ten... Šiaip turėtų pasakyti, sakom, žinoti, sakom, biologijas. O biologija nėjo, man. Kaip ir matematika. Latiniškas pavadinimas. Realiai visas nėjo. Ir man dar sako, tu išmeti, seni. Bet tu nevėra baigiau. Ai, baigiau. Man žadėjo paklausti. O buvo, man atrodo, Lietuvos ryto interviu, kur pasakai, tipo, tavo gyvenimą, tipo, treniruotės ir sako, o, po pamokų skubai treniruotės. Aš abejoju, kad mokyklą, būna tikrai, kad praleisdavo į pamokas. Tikrai būna, kad praleisdavo. Aš kai sužinojau, kad 10 klasės tos jau nevėra, tai tipo mano vidurkis, tik 10 klasės apie 9 ten buvo daug. Po to 11 klasė teisės, pamoka, tas knygos, negu prinėjau mašinai, gale. Tai tu 3 mėnesių, ne, mamas, tu čia mama sužinojo, ne, kad, tipo, kad... Bet 3 mėnesių, tarsi, kai ne čia buvo, ar kai gimiai? Ne, kai gimiau. Ai, ok. Ir ką, tau sakė kažką? Nu ir tada. Ja, sakė, bet nesupratau. Seniuk, nebeauksi, žinau, kažką murimėjau. Numojau ranką po. Atsimenu, kai vakaras. Ai, pohu, nu ką, gal nebesulysi, jau gira pasėmė, 3 mėnesių. Ok, nice. Blet. Gerai. Bet, pavyzdžiui, žiūrėk, gerai, blet, man tai įdomu, aš gyvenime nekalbėjau su žmogum, kuris, tipo, turi, žinai, šitą ligą. Šiaip pakankamai reta, ta prasme, aš nematau gatvėje einant, ta prasme, nežinau. Blet, kiek Lietuvoje, apie kokį šiam gal yra? Šiam? Žiauriai. Gal daugiau. Aš kiek žinau, tą prasme. Ble, seniai kaip rimtai atrodymėt, visi šiam susirinkę ir aitumėt karočią kartu, visi kur. Ateina čia, na. Ble, čia tokių rimtų Lietuvai kaip ir nėra. Ble. LRT pusė buvo. LRT pusė buvo, jo, faktiškai. Man irgi ten siūlė. Siūlė? O nesutikai? Neturėjau laiko kažkaip. Neturėjau laiko. O būtum norėjęs nuvaryti? Gal ir pohu būtų. Būtai dabar klaimai teismą davęs. Ne, man tai pohu apšiai. Nes
Tai pohui, apšė kur. Ne, nu šiaip įdomu, nu, tipo, irgi koks, nu, ką tu galvoji, žinai, apie tai, nu, bet pasirodo, kad pohui. Pasirodo, kad tą pohui, apšė. Aš po to paskestą pasklajumą jau. Ai, nu, nahui. Ok, gerai, blėt, grįžtum, čia šokinė, vais, blėt, įdomu, žiauriai. Tai gerai, tai gerai, pavyzdžiui, žinai, kad tu 3 mėnesių, tipo, turi... Tau viskas tvarko, mes čia galim pasaryti, ne? Jo. Nes tu sakai pohui, aš nežinau, gal tu sakai pohui, tiesiog pohui, žinai, jei kas tai sakai, stabdysim. Ir tu tada iki kelių metų augi, šiaip, tipo, nu tu nėra, kad gimsti tokio dydžio, blėt. Jo, augau, ką aš daug būdavo ir 6, ir 2, ir 4 comakai, tipo, žinai, paaugai per metus. Kažkada buvo 11, man atrodo. Jau galvoju, kad, blėt, čia realiai kaip aš seniai, neturiu tos lygos. Huienai bus bygis, Dar pramušiu. po 0, ant sofkiai. Senė, aš jums įrodysiu, kad aš nesu, kad aš esu, kad nesu žemas, kad aš galiu, na, ir 11 cm paaugi. Gerai, blėt, neįrodysiu. Po 11, kur aš 6 metai po 0 cm, tai trauktis. Įsilygina viskas. Įsilygina viskas. Ok, na, tai iki kelių plius minus metų augai. 18 kokį iš. Iki 18 augai, ne? Kaip Normaliai. Ok, nice. Kaip normalus. Balta juoda ar viską? Kura kažkada padarė mane balta juoda, kaip mirusį. Pusė valandos sėdėjau, kura balta juoda. Gerai, o per praeitą podcastą su Emilija rašinėjom pirmą pusvalandžio garsą nebuvo. Ne iki šiol laidų. Nu, o dabar daugiausiai peržiūrėtas podcastas mūsų. Nu, tai gerai. Kur apėdikas? Gerai, antras. Ne. Visą laiką, žinok, būna taip, kad kai svečias atvaro, ant 4 jau padaro, bet irgi jau toks, kur žinai. Ir tu kiekvienam svečiui tą patį sakai. Jo, kiekvienam svečiui tą patį sakau. Jo. Ką dar faktų gal apie mane nori papasakoti? Okay. Apie augimą kalbėjom. Jo, apie augimą kalbėjom, tai tik tai nesim, kurioje vietoje, blėt, sustojomės kalbėti. Gerai, tai tu faktiškai, blėt, tai tu augai iki 18 metų. Bet tai tu augai po kiek, sakai, cemų, po 3, 4 ir kažtai 11 visai net? Jo. Kur toks 11, galvojau, kažioras būsi. Jau į sporto mokyklą bandžiau įsirašyti. Okay. Ir bowlingą vis tiek, tad lošinės. Okay. Nice. Zaibys, palauk, ką dar norėjau čia klausti apie tą? Nu tai nieko, auga ir didelis vyras išauga. Prašau. Gerai. Išaugau, bet gražus. Blet. Prisišadęs, neblogu. Tai kilnoji štangas ir kaip tada atsirado rutulio stumimas, ieties metimas, kaip... Tai šitas treneris pamatė vienas iš Šiaulių, mano treneriai. O pamatė, ta prasme, tave štangą keliant? Jo, kad stiprus. Pamatė, kad ir tokia rungtis tiesiog. O, pamatė? Davai tą darom dabar. Ja, paimam dabar. Tai pamatė, su treneriu susiderino, tada biškyčiai jau ten pasportuot, kiek 4 metus gal sportuoju. Ai, okei, tai mūsų irgi neblogai. Irgi neblogai, buvo sekęs, buvau Europoje 3 rutulio stubime, saugusius jaučia. Čia ta prasme geriausia pergalė. Nes aš norėjau klausti, po kuri tau iš šitų apskritai va per tavo visą sporto karjerą daugiausiai reiškia, ne? Jo. Bet tau daugiausiai reiškinti, ar čia yra tiesiog aukščiausiai, nu, tipo... Aukščiausia, nu, ta prasme, ir daugiausiai reiškinti ir aukščiausias prabas. Nu, kas dažniausiai? Pagal čempo, žinai, pagal paralimpinės ten rungtis, nu, tipo. Okay. Čia bronzas skaitosi, taip. Jo. Okay. Nes aš, blėt, skaičiuoju. Medinis medalis. Ne, aš galvoju, ar 3 yra, ar 4? Aš galvoju, blėt, palauk, tai jeigu 4, tai koks 4? Tai medinis, kur, žinai? Bulvinis. Ne, pirmas iš platinos, antras auksinis, trečias iš sidabro, 4 bronzos. Iš plazmos. Iš titano. Iš titano. Okay. Gerai, bet tai, pavyzdžiui, gerai, čia prizinė vieta yra, ne? Jo. Okay. Ką gauni iš prizinę vietą? Tada gavau gal kokias 2 štukas. Oi, čia eurais? Jo. Sen. Nes Vybi žino, gali būti, kad rubliais, nes Minske esi Baltarusiai pasirodo. Esu buvęs Baltarusiai, kokius 4 kartus. Okay. Gerai, kodėl tu vis daugini, žinai? 4 kartus. Šiaip va, Putinas Zaibys, sakytum. Ne, Zaibys. Ne, čia... Okay. Gerai, bet o čia iš paralimpinio sporto, ne tau daugiausiai reiškinti, o iš, nu, trikos. Tai Danijoje, kai laimėjau pasaulio čempionų pusę kilo prieš... Pusę kilogramų, tu patiek? Jo. Kiek tu kuro esi pasaulio čempionų, blėt, laimėjęs, dalyvavęs? Dar video turiu, man atrodo, tuoj pažiūrėsi. Tai daug, tai sakė 4 kartus jauniau mane, man atrodo. Jo. Pasaulio čempionate? Jo, dalyvavęs, tai nežinau kiek kartų. Nu, būna daug. Tai ir aš nežinau.
Aš tai ir ne, į mane žiūri. Aš tai ir nežinau. Reiktų pažiūrėti. Gerai, kad pasakai. Jau galvojau, kad žinai, jau būtų klasės tada. Seniai, aš nesuvok. Pasaulio čempionatą. Nu jo, tai kiek tu rekordų turi, skaičiuoji? Gineso? Ne, Blančio. Tuoj sekundę surasiu. Ok, blet, nice, čia wow. Čia. Nu tai žmogus daug pasiekė. Yra, man atrodo, dar YouTube'e šitas video. Nes YouTube'e yra visai nemažai video apie tą. Gerai. Įmesi, drungelą, kad... Ausios nuspaudė. Padaužė. Šukuosime, kur kai mano. Dar taip jis galėjo kažką padaryti, viški. Čia prieš tas varžybas 2,5 kilo, man atrodo, mečiau. Ai, dar mes reikėjo, ne? Jo. Kiek čia stame? 101. Čia toks svoris, čia yra pizdaš. Tai čia yra geriausia tavo forma, ne? Jau čia maksimumas tavo buvo. Ar buvai dar kažkas? Lietuvoje gal 105, man atrodo. Ai, okei. Ar 105, nepamenu. Va, tai iš komentatorių netgi girdis, tipo. Atrodo, ta prasme, easy, atrodo, kad tau nebuvo sunku, žinai, toksai. Šakinė, jo. Nu, dar vienas teisėjas, bet neuskaitė. Jo, Japonas, nes Japonas mano buvo... Priešininkas, jo. Ir Japonas teisėjas, ir jis visus 3 bandymus, ta prasme. Bet čia turėtų tai šito neuskaitė? Ne, 2 teisėjai, jeigu skaito. Jeigu 2 raudoni. O kaip, blet, gali neuskaityti? Taigi čia klaida, clean. Dar kažkas, tipo... Bet tai kokia ten klaida, galbūt čia clean visiškai. Tai tam ir yra 3, nes kad patvirtinti, nes, nu, tipo, tu nusikeli, tipo, turi nuleisti, tada palauti, kol... Komanda gauni spaust. Jo, žinau, tą, tipo, kur tas pats, kai išstumė, tipo, nu, kaip stumė, jo. Ir tada tą parodo, tipo, kad jau gali... Nu, tai vienam nepatiko. Ir užsimetė ant galvos. O tai žiūrėk, per pusę kilogramą, tai čia buvo taktika, ta prasme, tu... Jo, tada matematika paėjo. Nes net tu skaičiavai jaučiu, ble, treneris. Ok, o tu, ta prasme, kėliai po jo, tu žinojai, kiek jisai kels, kaip čia viskas buvo? Aš kėliau pirmo 140, man atrodo, tada neiškėliau aš jo. Tada dėjau 102, kad bent skaičiam, kad bent prizininkais būtume. Aha. Ir paskutiniu bandymu jis susidėjo pasaulio rekordą 105,5, o aš po to po jo 101 ir padariau. Ok, tai palauk, tu pirmą kėliai, kiek sakei? 100 kem. 100 kem ir neuskaitė. O 101 pakėlė ir užskaitė. Ir atrodo tikrai clean. Okay. O kiek tu manai tą vakarą galėjai iškelt maksimaliai? Čia jau max buvo. Čia jau visiškai max buvo. Tai faktiškai, jeigu jis būtų pasirinkęs kelt kilų daugiau, tu nebūtum pasaulio čempionas. Ne, bet jis pasirinko jo burtą, ta prasme yra, ir jis pasirinko tą mažesnį svorį ir aš vieną kartą galiu kelti paskutinį, nu, tipo, pakeisti svorį. Aš buvau tą patį užsidėjęs, žinai, jis padarė tą patį ir aš buvau truputį sunkesnis už jį, ta prasme, kad neprapišiau ant šito svorio ir 101 aš turėjau tada užsidėti. Bet tu čia seniai, čia dar koks, blet, ir tipo daug inside'ų yra, čia nėra, kad tiesiog stumė ir viskas. Matematika yra. Jo, matematika ir šiaip tokių, blet, inside dalykų, tai okei, na. Dėl tų teisėjų, nu, blemba įdomu, šiaip interesų konfliktas, nu, negalėtų turėti, nu, ta prasme, kompetyti Japonas ir teisėjas Japonas. Nu, čia, kaip ką čia varžybose nebūna tų pačių šalių teisėjų. Nu, bet tai nebūna tik tai dabar, man atrodo, čia padarė, kad čia buvo kaip tas skandalas, palauk, taigi pakeičia. Aš nežinau, ką šitai senai. Ai, ne, čia per Rutmą buvo, kad buvo treneriai domėjosi koviniu, ne? Jo, viskas. Šiaip aš apie visą sportą šakas, žinau. Okay, šaškis, kroketas, visas kitas sportas. Šaškis, gal nežinau. Tai šaškis brėžia liniją. Bet šachmatais moki žaisti? Ne. Tai kur tu protas, ble? Tu moki? Gerai, tu nemoki irgi. Klausimukas svečiai turėjau. Tai klausyk, kad... Ne, aš vis laik norėjau išmokti, bet nemoku. Ne. Bet jeigu išmokčiau, visiems skaičiu, kad moku. Šiaip senio, tu palauk, turi žmoną? Ne. Draugė, ne? Ne, turiu. Ne, okei. Nes tu įsimetęs buvai fotkę su vaiku ir parašęs tėvelis, man atrodo, tai tu krikšto tėvas. Jo, nes aš galvoju, ble, tai dabar... Tai po mane followini, net. Ką? Followini. Dabar, da, ne. Ei, manęs nefollowini. Jau paračekinės. Ne, nu tai seniai mes ruošimės, tai irgi, tai aš neteisiu, nu ką tu. Čia labai skirtingai kiekvieną kartą su svečiu, žinai, nežinai kaip kalba, jis tai viskas taip eina. Šiaip labai smagu. Jo, bet šiaip, o tu, pavyzdžiui, kai Čiešni panas sakai, kad aš pasaulio čempionas? Ne. Kodėl, ble, aš tai sakyčiau? O kaip tau Čiešint panas sekas, tipo... Ne kažką. Visas pis dėl ūgio, dabar čia atvira. Dėl ko? Dėl ūgio? Dėl ūgio, jo, visas kompleksuoja, taigi. Okay.
Jo, bet tai jos dėl tavo ūgio kompleksuoja. Ne, dėl savo. Visos dėl ūgio kompleksuoja, dėl tavo ūgio. Jo, jo. Okay. Bam. Seni, bet aš primetu, kad, seni, aš būčiau tu, aš tiek stumčiau, na, aš negaliu. Tai šiaip, pastum. Bet aš matau, bet seni, tu primes, kad tarp Dahoje girtų žmonių klube toks įsimeta, karoči. Ką jūs, na, ir pisa tarp tipo žmonių, žmonės nespranta, kas čia vyksta. Tai būna. Tu panau turės, ta prasme. Jo, turės. Okay. Keletą. Keletą? 5 gal. Ne. 4. Nežinau. O ilgi santykiai truko, ar? Su viena ilgiausiai tai apie metus, o su kitom tai... Ja. Šiaip toksai. Šiaip. Okay. Bet tau, pažiūrėjai, seniai, tau jai sako, mažytė, aš tai myliu, Bibi, žinau, ar įžeidinėja dabar. Neaišku, ar įžeidinėja dabar, ar nuoširdžiai sako, žinai, kur toks, okei, gerai, pati, tai ką čia, kad... Aš irgi. Aš irgi, ja, okei. Dabar buvom laukia ir, sakai, darbinė mašina tavo, o kažkaip jinai pritaikyta yra, tipo, tau ar tu? Ne. Ne vieną. Palauk. Tu tiesiog paprastai važiuoji. Jo, su kiekviena aš važiuoju. Ai, su kiekvienu, o... Čia poch yra. Nu, ble, tu dar nesi žiauriai žemas, tipo, nes kiti būna. Tai čia daug žmonių tą klausė, taip važiuoja, kai važiuoju su mašina. Aišku, tie, mačiau, kiti yra prisitaikę, žinai. Jo. Tai nes tu atsimenu, golfą yra tas, palauk, kontentą, kur su mašina daro su baristas, kaip jisai... Jo, Lukas tas. Lukas, jo. Tai jisai prisitaikęs ten rodė, tipo, kad... Bet tai turi teisės laikyti viską, Olgu, tipo? Jo. Ok, na, bet ten, ble, Šarano čia nepavairuotum. O kas buvo jūsų Šarano? Pavairuoji? Nu, nes Šarano sostai aukštai labai. Aš kaime traktorių seniai vairuodavau. Seni. Nu, na. Vapšė pavairuoju. Jo, mano tėvai biškių ūkininkavo. Aha. Nu, tai jo. Aš prisimenu, 4 golfą turėdavau laksydavau. Eina, nachai, 8 metus atvažiavau su juo. Ui, tu, blem. Gaila, net buvo jau išrota jau nuvaryti. Tai žinai, prisirišė prie mašinos. Visko buvo toj mašinai, bet jau... Daug prisiminimų. Visi jaučiu su golfais prisimenu, turim turėti, tik ne tu jaučiu, ne? Ne, aš turėjau, man. Ir tu 4 golfą, aš ir turėjau, seni. Kupė dabar. Aš Danijoje turėjau. Danijoje, aišku, kad Danijoje. Nuostabi mašina. Ai, nes kažkaip... Jo, sidabrinį turėjau kupė, tipo, 2 durų. Oi, tu čia prabangų. Kelintas čia? 4. 4 kupė? 2 durų. 2 durų. Kaip atrodo 4 durų, ble? Tiesiog nėra, nu, tipo... Ai, jo, tai aš esu ir važinės brolis. Kaip žinai, laipėjai realiai. Jo, ar bagažinė. Tiesiog, nu, pasistumė kėdės. Gerai. Tiesiog nėra 4 durų, nu, jo. Paprastas. Jo, aš atsimenu, kai jūs ten tas pornografinės mašinas turėdavot. Kokias pornografinės? Keistas, mažas kažkoks. Ble, jau tau šnekėjo dabar, ble. Ok, na, o tu čia dabar darbinė, o tu turi savo kažkokią tačylą? Ką vairuoji? Čia dabar Toyota. Aha, o tavo kokia? Čia yra, bet jo, nu, taip pačia jo, bet... Jūs dirbat, jo, tu sakai statybose dirbi, ne, vidaus apdailoj. Bet, blėt, jau čia yra minusų, kai žemų ūgas vidaus apdailoj dirbi. Bet prisitaikai, ką? Prisitaikai. Nes tu užsidėjęs tuos kojukus, kur esi tiesiog savo brolio ūgio. Mes gipsarelį sukam, profilius statom ir gipsarelį. Ai, bet ne lubas? Ir lubas, ir sienas, viską. Okay. Tai tu kilnoji tau pokai, nu, tipo... Tas gipso laps, tas pats kaip treniruotė. Nu, realiai. Tai jo, tik tai lubas vis tiek, nu, tai bendrai kopečios vis tiek. Tai taip pat taip reikia klipti, nu. Stalažai. Jo, o brolis tavo, normalus ūgio? O, kokį metrą 8,5 gal. Blet. Jo, tai mano mama irgi kokį metrą 8 gal. Ok, nice. Seibys, faina šiaip. O šiaip kokį, blet, kaip čia, mes turim tų klausimus susirašę, bet aš galvoju, kaip paklaus dabar. Šiaip paprastas žiūrėk klausimas. Kokį 4 pliusai būnant žemaūgiu? Įdomus klausimas. Blet. Blet, gal gerai, per daug, 4 per daug, nahui. 3 arba 2. Arba 1. Pliusai. Gali ir nuo minusų. Kur tu pagalvoji, kur tu, pavyzdžiui, padarai tokį ir galvoji, blėsi viskas, aš ne metro ten 8, žinai, tipo, kur kažką. Be to, kad gali panom pasionai žiūrėti. Be to. Nes gali. Seniai. Gali. Net nebuvo pagalvojęs. Čia yra vienas iš pliusų. Ai, tai buvo, jeigu jau prie pliusų, tai buvo. Ką žinau. Blet, bet... Kur dabar, blėt, pradės ašarą bėgti, blėt, nesaibys būčiau. Kur toks, kur dabar biškėjimas klausimas. Išgirs mergos visos saugosis. Jie iškrypeliai. Liliputai. Iškrypeliai. Ir labai greit bėga tiesiog. Na, hui pagausiai. Ir seniai pradėjom gražiai. Pasislėptai lengva. Jo, pliusas pasislėpti. Ir seniai mes pradėjom labai gražiai, taip sutiliai, galą įsijungs, o norėdai, kad tai iš patrangos šaus. Norėjai cirkė dirbti. Tokios.
Nu tai va, pliusai, tai jie gali, pavyzdžiui, per koncertą ant scenos gali užmest, kaip ragelius mėgti. Tai laiko. Tiesiog užmest per tą, kai per ranką, žinai. Jo, tai crowdsurfing gali tiesiog. Ok, nice. Gerai, pohu, nesakyk tu plius, pasakyk minusus. 3 minusus. Neturiu. Neturi? O būdžiam augiui 3 minusus irgi nėra? Pohu, man. Visiškai. Pohu, Bet tu visą laiką toksai buvai, kur nusijautrinės ir pohui tau, ar tau atėjo tas laikas? Nebuvo tokia, kad jautrus ten būčiau kažkada. Okay. Dar kažką taip. Okay. Apsikraunu. Neapsikraunu, bet malodės, labai geras. Aš manau, kad tokie žmonės laimingiausiai yra. Jo, labai teisingai. Aš dabar noriu paklausti tavęs apie viral sensaciją. Oi, seniai, nes mes galvom kaip te pristatyti, ar trikovės pasaulio čempionas, ar muilo didikas. Muilo didikas. Kas tau labiau tinka? Ponas ir ponai, kas tau labiau. Čia įdėsim dabar video kažkur? Čia įdėsim, kolega. Muilas, 5 už litą, 1 smagaryčių, užkvepins visą gryčią. Už litą, kvėpės kas rytą. Kiaušininis, kad dukterys ištekėtų, degutinis, kad visi mylėtų, terpentinis, kad kandys kailio neėstų. Ar žinai, mielasis vaikė, ko tau trūksta, ko tau reikia, kad užaugtum vyras sveikas, prauskis muilu, mano vaikas. Tai suprat, kai kalbu irgi prieš tą, sakau, Džabens pasiūlė, žinai, sakau, sakas, tapudovai bus, taip, žinai, apie tą šaukinų video. Jo, šaukinų turiu. Čia, sakau, kas plus minus, žinai, bus įdomu, žinai, vis tiek kažką žinoti. Pirmas, tipo, apie sportą, antras, apie šaukinų filmą. Žvenk, balsu pradėjau. Nu, bet aišku, kad paklausiu čia, nu, tikrai viral video, tikrai, nu, nežinau, man atrodo, kad daug kas matė. 105 štukų gal peržiūrė. Jo. Jo, sen. Nes yra... Kas, blėt, rimtai? Yra kas, sen? Ne, tai aš tai nežiūriu. Jaučiu pirmas 2 panas tik dėl to, ar turėjai, kad buvo 105 štukų. Nes buvo silkių magnatas gerai žinomas ir muilo didikas. Tai čia Šaukinų turgaus video įžymus. Šaukinų turgaus? Aš mane supažindinkit, kas yra čia tiesiog turgus, kuris vadinasi Šaukinais ar Mūsų miestelio turgus. Mūsų miestelio, jo. Man atrodo, miestelio gimtadienio proga sugalvojo filmą padaryti. Kažkas tokio. Ai, čia visas filmas buvo? Jo, apie istorinį turgų. Ir kažkas iškirpo iš to filmo dalį ir įdėjo YouTube. Ir gavosi tas... Gali būti, kad tas kažkas čia sėdi. Ne, nebus, jis pats neįkėlė. Ok, o kaip tau sugalvojo duoti rolę muilo didiko? Aš nežinau, atsimenu, dar mažiukas labai buvau. Nu, blėt, ir dabar nedidelis. Turėjau pasakyti, blėt, negalėjau pasakyti. Nes ironiškas pavadinimas, muilo didikas. Tai aš iš pradžių negalvojau, kad tai bus, žinai, taip čia. Tiesiog pasiūlė ten kažką, taip išmokau tą eilėraštį ir sudeklamavau. Polita! O tu pameni vis dar tą? Davai. Ne. Sakai. Užlyta. Magaryčiai. Ne, kvėpės kas rytą. Su kiaušiniais. Kiaušiniais ten kažkaip, kad nesmirdėtų. Ai, jo, kad... Jo, kažkas. Žiauriai wild video. Ok. Blet, na, bet muilo gavai jau čia, ne? Kur barterių buvo. Pardaviau tą patį. 5 už litą. Tai po litą, tikrai. Dar litai buvo. Ok, o su silkių magnatu dar pabendrauji? Sueinat? Jo, šiaip tai. Bendrauji. Kažkaimo tie patys, žinai, Paulius. Blem, 2 metrų. O šiaip jau būtų jokinga jūsų nuotrauka, blem, tas 2 metrų Paulius nuo silkių magnatu. 2,8, kiek ten 2,9. Jok, 2,08. Labai didelis. Jo, nes jis kažkai žaidžia. Lemputės keičiais. Darbas toks. Be kopečių. Nes jis, mačiau Instagram'e, būna įsikelia ar Facebook'e video, tai kaip kažkai žaidžia, tai net pašok beveik nereikia, kad įkrautų. Seniai 2,8 čia jau, aš ne vieną žmogaus nepažįstu, kas būtų 2,8. Jo, labai didelis, labai didelis. Esu žaidęs vieną kartą kažkai, nu tai realiai jam, nežinau, iki bambos. Iki kiaušų. Fiopis dar žmogus. O tave yra atpažinę, ką tik sakydavo, o muilo didikas, ar ne? Aišku, yra. O čia Vilniuje ar tipo... Visur. Jo, yra. Dažnai paklausia, taip, čia tas tu iš YouTube'ės dar kažką. Arba iš sporto, jo. Geras, o kaip dažnai, ar dabar biški rečiau, tipo kaip... Žiūrint, kiek pasirodo viešumo, žinai. Okay. Tai būna tikrai daug.
Ne? Geras, nes čia toks labai... Bet tai, o tu, kada palauk buvo tas dalykas ir kada įkeltas jisai buvo, ten buvo tą pačią, dabar prasme... Senokai, nes video dar, man atrodo, po to tik tai įkėlė. Ai, po to neįkėlė. Kažkas O kada tu pamatai, kad įkeltas jisai yra? Kai vis iš TikToko, man atrodo, pirmiausia pradėsiu. Ai, tai čia ne per seniausiai, nes jam ten tam video, kiek ten, kada čia buvo? 10 metų daugiau. Tai jo, kažkas tokio. Okay. Jo, kažkas tokio. Nice. Bet dabar dar nesenai buvo padarę anglišką, man atrodo, versiją kažkokią. Nemačiau. O nes buvo Silkių magnatų, tai tikrai, po to gal paieškosiu. Angliška, tai čia su jajom? Su AI padaryta. Jo, kur tas nafik, kur fuck. Jo. Tai man atrodo ir šitas angliškai, bet reikia pasižiūrėti. Bet čia legendinis video, čia vienas iš tokių man irgi labai įsimintinų, tai faina, žinai. Okay. Gerai. Žiūrėk, aš turiu rubriką. Rubrika yra, tai čia va kaip ir klausiau, ta prasme, kad kokie pliusai, kokie minusai, žinai. Tai aš turiu rubrika tiesa ar faktas. Faktas tai ar melas. Pramanas ar faktas, kažkas tokio yra. Apie žemaūgius. Ir, tipo, apie žinai, sen. Ne apie muilą. Tikrai ne apie muilą. Tai čia tu greičiausiai kitų nežinosi, bet tau gal irgi bus toksai, sakykime. Jo, tu greičiausiai, kad nežinosi, bet man įdomu, kaip tu manai ir aš paskui pasakysiu tavo atsakymą. Tarkim, šiek yra toksai. Maži žmonės gyvena ilgiau, nes jų širdis neturi tiek darbo pumpuoti į viršų. Ne, čia ne faktas. Čia ne faktas. Gerai, nes rašo, kad faktas. Ne, bet nėra faktas. Čia gali būti, kad dabar liūdna biškinė, čia gali būti, kad tau nesitaiko. Čia yra tiesiog apie žemų žmonės, tipo, be ligos, žinai, tipo. Nes šiaip yra, kad kuo aukštesnis jo, tie tipo mažiau gyvena. Gerai, bet čia šiek tiek įdomi tema. Tai šiaip žemų, aš nenoriu sakyti su lyga, norėčiau sakyti tą pavadinimą, kurio tu pats nežinai, bet... Žinau, bet nežinau. Bet nenoriu bandyti. Tai trumpesnį gyvenimo trukmė yra? Nu jo, tipo, tai pagal vidurkis išvestas, esu domėjusis kažkada, kad tipo, kuo trumpesnė, nu tipo, ko žemaugiai ir vidurkis apie PM gal yra kažkas tokio. Vidurkis PM metų. Jo, kažkas tokio, gal biškai klystų kažkas. Okay. Bet tu tai gyvensi dahuja jaučiu. Kiek ten? Priklauso, kiek tūsinsi. Netūsinu. Netūsinu. Ai, tu ne. Kursą, pisi negali tūsinti. Ne, mane dopings tikrint. Jo, aš sakau, kad tai bet kada gali patikrinti. Seniai mano draugelį, kur lipa... 3 kartų, man atrodo, mane yra tikrinai. 30 kartų? O per visą gyvenimą ar per metus? Per visą gyvenimą. Ne, per praeitą mėnesį. Ne, per metus gal. Nes mano draugelį, pavyzdžiui, kur Lietuvoje įsiminėja, Danijoje atvažiuodavo patikrinti, karoči. Bet turėdavo sakyti, kur yra, tipo, ne? Jo, tai tu suvedi duomenis, kur tu būni tuo laiku. Pavyzdžiui, salė dar kažkas. Jeigu tu nerant tavęs 3 kartus iškart diskvalifikacija, tipo jau vengia atlikti, tai žinai. Bet čia turi kažkokiai priklausyti organizacijai, kad tave testuotų, ne? Jo, čia antidopingo agentūra, kuri federacija pasirašo, Federacija pasirašo su agentūra šitą sutartį dėl to, kad valstybė kažkiek duoda pinigų, kuriuos neturi, nu, tipo, ne už švarų sportą, žinai. Jo. Ir negauna babkių, žinai. Bet jeigu tu, tarkim, nedalyvauji varžybose metus, tai kaip veikia? Nu, nėra tikslo jiems tikrinti, nes ten 400 eurų, man atrodo, vienas mėginys kainuoja. Tai turi būti užsirašęs į varžybas, kad tave tikrintų. Jo, realiai prieš varžybas gali atvažiuoti naktį, bet kad... Kaip probacija, karoči. Jo. Kai liktinumo turi lygiai tas pats yra. Bet kada gali atvažiuoti. Jo, yra kada pagavę tavęs, kad nors papinės nieko. Bet šiaip dopingo nevartoji niekad gyvenime. Nei testo nieko nepisai. Ne. Okay. Ne. Visada tikrindavau, nesu pisas, bet buvo minčių, aišku. Galvom monstrų dar didesnį būtų. Bet tu šiaip, blėt, ambalas toks esi. Ir jeigu čia... Paugęs. Ne, nu tai, žinai, visi mes... Vasarą... Bet čia. Ne, šitą supratom. Vasarą, žinai, galima biškį ir atsipalaiduoti, tai viskas. Ne, bet tai ta prasme tokius svorius pakeltum, čia, nu, insane yra. Bet tai gerai, bet, pavyzdžiui, jūs čia prie to grįšim, bet čia va įsiplėčiam, bet tai tarkim tu prieš keliant, tai druską visą kitą čia kaip, tipo, jau kaip tėvą... Kaip dievą myliu? Kaip dievą myliu, ne, tipo, nu, uostai druską, ne? Amoniaką, jo. Amoniakas vadinasi? Ar čia tas smelink solo? Amoniako druska irgi. Aš amoniako esu uostis irgi. Bet 8 metų. Esu prispysęs. Ai, tai va, kodėl tu toks... Ir į nosį, ir į akis yra gavę. Į akis? Bet labai turi užgraužti. Nes aš esu uostis seniai, kaip pisas smegenis. Tai turi per atstumą labai. Taip, čia... Bet čia leidžiamas dalykas yra. Jo, tas tai čia. Ai, o dar prisimenu, nes tu prieš kiekvieną kelimą dar irgi persižinai, šiaip religingas esi, tipo... Tipo jo. Kad štangą galvos neužkristų. Nu, į bažnyčią kartais. Okay. Pagalvoju. Per laidotus. Per laidotus. Pagalvoju, religinis. Per keturnedėlį. Nes, nu, aš... Per mačiutės kokie jo. Nes būna ir ritualas, tiesiog ritualo dalis, žinai, tai padaryti, nu ir šiaip gal tiesiog, nu, padeda, žinai, tai. Okay.
Ok, nice, gerai. Eisim prie kitų. Čia kiti humoristiniai gali Tai- truputėlį būti. Tu man sakei šitą faktą ir sakai, ai, aš pasigilinsiu, ar tikrai iš tikrųjų. Tai jie bet nepasigilinai. mes kai taip žengiam, nu tai aš galiu nepasigilinti. Nepasigilinai. Mes iš to galim Ne, išeiti. nepasigilinai. Gerai. Čia įdomu, žiūrėk. Žemaūgiam draudžiama sėdėti prie avarinio išėjimo lėktuve. Blet, nes... Esi skridęs, ne? Aišku. Nu, ai, jo, blet, į varžybas. Atsilupės, Nu, ką O žinau? tu esi lėktuve Gal su buvęs? autobusu iki Vengrijos važiavo, ką Kiek žinau? 3% esu pasaulio jaučiu. Ui, Šalių tu, buvo. what the fuck. Sen. Kiem 6 šalyse, man atrodo, reikia pažiūrėti. Ui. Tai tu daug Turiu prakeliavęs, tą, aš daug ne, nežinau. Ibin. Bin. Jo, bin. Geras, aš Okay. taip, aš kokias 5 šalyse buvo 6. Gerai. Čia su Latvija, ne? Jo, sulačiausiu, kur varydavo su Pažiūrėk, koks mokykla. tu tamsus per savo kamerą, mano kamerą apšį įsikrovė. Aš skroju tavo kamerą. Tai gerai, nu Aš savo taip pasišviesiu. Tai gerai, va kol tu ieškai Kiem pasikėti. 6. Kem Kem 6 šešias šalis? šalis? Na, What okay. the Na, fuck, žiūrėk žiūrėk. pasikėti. Oi! Trečias. Malodės. Gerai, tai Dėl avarinio dėl išėjimo. avarinio šito išėjimo. Nu, tai nėra pasitaikę, ta prasme. Ai. Esu, aišku, sėdėjęs šalia, bet nėra, kad pistų proto. Ai, bet esi prie avarinio sėdėjęs? Jo. Okay. Nes šiaip tai draudžiama yra. Bet čia stebėsiu, seniai gal parašyta, žemūgas draudžiama sėdėti prie avarinio išėjimo. Pagal saugos taisyklės ten turi sėdėti fiziškai stiprus ir pajėgos atidaryti duris. Ai, nu tai atitinka Sen, reikalavimus. iš ko? Tai matė. Aš dabar žinau, dėl ko to ar nepisa proto. Jo. Toks bičias sėdi, šalia senis sugriožęs, ką tu nori sėdėti? Nenoriu, ne. Ok, nice. Bet šitas tai šiaip tipo, nu bet čia žinai. Geras. Tai Jo, nežinau, bet čia kada- šiaip toks debiliškai rašo, nu tipo, kad, nu tipo, keista labai. Jeigu bus jo vieta, kada sakysi, kad mane galima pagal taisyklės. Gerai, Daug žiūrėk, kitas vyresnė. yra. Kuo žmogus žemesnis, tuo greičiau bėga, nes jo kojos arčiau žemės. Ne, tikrai nes. Čia sugalvoju. Nežinau, ką čia sugalvojo. Čia nesąmonė. Jo, čia nesąmonė. Tavo kojos ir mano kojos. Tavo žingsnis ir mano žingsnis. Bet tu, blėt, gali, žinai, spurto pis. Kiek? 20 metrų? Nu, nes tu rūkai. Sen, čia tavo pėdas, jau, žinai. Ne. Bet, okei. Jo, ne, čia huinė yra, nes greitis priklauso nuo raumenų, ne nuo ūgio, bet sprintą per virtuvę tikrai galima laimėti. Tai va, Bute palenktyniaut galėtumėm, sakiau. karočią. Okay, gerai. Čia toksai dabar jautresnis žiūrėk bus. Žemą ūgį dažnai lydi per didelį širdis. Tiek fiziškai, tiek emociškai. Ble, nichuja neliūdna. Kur tavo panas sako, aš labai prasu, žiūrėk, pohui. Ok, gydy, pohui. Ok, nes Čia faktas yra. Tai tuoj surasiu, nes pamečiau, blėt. Per didelę širdį. Tai parašo faktas. Ypač gydėjau. Per didelę ir fiziškai ir Jo, emociškai. tipo, kad pas tai širdis per didelį ir. Tipo per gerai, ne? Nu, ne, kad per taip didelį. nesakė. Ne, kad per gerą, tiesiog per didelį, žinai, kad Nežinau. netelpa. Ok, nu, Gali būti. jeigu kremos, tai sužinos kažkas tikrai, kaip sakoma, bet čia... Tai kremuojant, tai jau nebesužinos, tai užaukšto O ką papėtų. tu žinai? Šitas pats, kai sako, debesų nesėja. Ką tu žinai? Sėja. Šitoks vienas durnas. chemtrailais Kaip tikėjai, visai sakė, gamtoj teisių linijų nebūna. Ai, čia dailės mokytoja man taip sakydavo. Ai. Jo, Kas nes piešdavau sakydavo? su liniuotė, dailės mokytoja, piešdavau su liniuotė, tipo medį dar kažką, nebūn tiesių, sako. Nu, blėt. Nu, medis gal nebūna toks su Čia šitą gulšiuku. kiaulę. Ne, man atrodo, amžinatlis jau. Jo, negalima taip kalbėti. Apie tą pačią. Tikriausiai, Pamenu, dabar šitą faktą. Šitą irgi sakydavo, ne, Jo, irgi jo. to. Faktas. Gamtoj tiesių linijų nebūna. man. Šitą. Gerai, čia kažkoks yra, žiūrėk. Jeigu žmogus, Kažkoks yra. jeigu Tarytum žemas nepats žmogus rašyt. sportuoja jėgos sporte, štangos trumpesnės, o Trumpesnis. spaudimas stipresnis. Štangas trumpesnės? Ne, tai čia vienodas nėra vis tiesiog. vien. Vienodas. Vienodas. jo. Vienodas. Tai čia melas. Tu aš Aš paskambinsiu. tikiuosi, kad parašyta melas. Parašyta faktas. Trumpesnis judesio faktas, kelias, ne. efektyvesnis jėgos panaudojimas. Ai, čia Nu, amplitudė. kelia- jo. Jo. Kelias Jo. tai jo, bet šangos tai vienodas. Tai gerai, atsiprašau tada. Ne, tiesiog čia sudariau iš skirtingų Šaltinių. šaltinių. Tai čia Aš iš žymiai šaltiniuose. padėjo biški. Aš iš šaltinių. Ai, jo, Jo, jo. tai šaltinių. Jo, Dabar čia mano nepatiko. mama irgi gyvena šaltiniuose. Ai, ne? Jo. Ai, jokie nežinau šitą. What the fuck? Ok. Nice.
O pala, 20 kg, ne, ta štanga. Virbalas. Jo. Virbalas. Kiti vadina bomų. Mes tai virbalą visada vadinam. Virbalą, ble. Ja, nu, tipo, virbalas. O esi matęs tos video irgi, nu, čia vėl apie kur juokiasi žemą ūgį, kur ten tipo vat, su šviesom. Aš turiu bitą šitą, nu ne bitą, o tau, pavyzdžiui, aišku, tau tai sakysi, kad pohui, bet šiaip, tipo, pavyzdžiui, kai tu scrollini, tarkim, TikTok'e, naudoji TikTok'ą, ne? Jo. Ir tu, pavyzdžiui, matai, kur, tarkim, ten šoka daug žemą ūgių, tipo, muzika, tipo, plešia, ir tada kitas kadras, kai tiesiog suaugęs bičias žiūri į dėžę, kur labai daug muzikos. Jokinga ta būna, ar ne? Jo, pohu. Pohui žvengit, iš tikrųjų. Jo. Kur meta, tipo, jėti ir tada... Tas degtukas. Jo, degtukas. Ir tau valgut, ar ne? Gerai, sen. Man, ble, Kažkada man. buvo tema irgi kažką panašaus, gal taip Ai, kur tu padaryti. tai Jo, padarytum, jo, ne? jo. Okay. Jo, Blemba, šiaip, o tu, nes tu kaip sakai, pavyzdžiui, vienetinis atvejis šiaip, jeigu yra 5 žmonių, tipo Lietuvoje plus minus, tai, nu, nedaug tikrai yra tau seniai, tau būtų labai gera prizmė video daryti, karai, čia tu galėtum daryti tos... Jo, sakiau, aš vis tiek stroikiai, nedirbsiu visą gyvenimą. Nes tai jokingi šiaip. Bet dabar stroikiai žmonės gerai uždirba. Jo. Jo. Ir neslėpia mokesčių. Jo. Taip. Moka ir su Mokesčius darbo- moka. Ir dirba su darbo liūdimas. Jo, Taip. viskas. Ypač viduje, kur labiausiai reikia. Okay. Nes jūs, pažiūrėjau, kaip aš tarkim, su Valkėtis esu šiaip iš Marijampolės, esu visiškai su Taupus Valkėtis. Jaučiasi. Nu ką tai, jaučiasi jau. Mačiau, kaip mineralinį pirkai. Ne, tai Sumokėsi, pakainuotas buvo. Ką, aš sumokėsi. pirksiu pilną kainą? Na? Sumokėsi drungelą. Ne, nu tai sen. Aš už parkingą aš mokėsiu. Aš irgi moku. Ai, jo, mašiną turiu drungelą, prašau. Gerai, mes. Tai šitą... Jo, nusipirkom. Buvo labai ilga istorija. Net nenoriu kalbėti. Ne. Jo, nes... Kokia? Apsiverksiu. Peugeot 508. Hybrid. RXH, bet... Po to papasakosiu. Čia nenoriu žmonėm ašarus keltis. Jo. Tai aš, pavyzdžiui, būčiau visai kitą pusėjas. Tu norėjai būti kuo didesnis į šonus ir būti, tipo, tvirtas, stiprus. Aš seniai norėčiau būti kuo kūdesnis, užsidėti kepurę ir pist visur į vaikų skyrius, karačių, kur reikia, kur nereikia mokėti. Aš eičiau į filmus, kaliavai seniai. Aš viską taupumo imčiau, karačių. Bet tai Visiškai. barzda turint, kur nusiskusti. Tai jo, tu atrodo, kad pas mane ir kaskus, ble. Pas mane va čia jau to nebus kaskus, ten galvoju. Šiaip tai iš vaikų skyriaus rūbus tai apsipirkinėjau. Na, nu, bet jau, Nu, čia- Bet ten kiek pigiau gaunasi, tai nahui. Bet o kelinta tu Jo. išmėra? 3,7, 3,8. Tai čia visai didelė. šiaip. Nes aš žiūriu, kad pas te, tipo, visai... Čia visai didelė Jo, nes, blėt, nu jo. Ble, nu jo. Bet batų vaikų skyriau nepainai jau pirkti. Ne. Ne, nes aš žinau, kad panus, kai kurios turi 3,6, pavyzdžiui, tai irgi jau nelabai randa, jau reikia moterų skyrių. Ai, okay. Nes matai, jie taip ir sužaidžia. Čia kur va tie Landsbergiai, aš... Dabar jau Paluckas. Dabar jau Paluckas, jo. Taip sužaidžia, padaro, čia, žinok, čia... Prisidarė. Čia... Turiu dar klausimą hipotetinį. Ne, tai tu turi šitą paruošęs rubriką, turi būtent... Kokią? Kas geriau? Kas geriau? Nu, tą, kur... Neturiu aš tokį. Kas geriau. Ne, tai gerai, bet, pavyzdžiui, čia įdomu, tarkim, apie rūbus, tai, bet, ta prasme, kitus rūbus, visus rūbus perki vaikų skyriui? Ne, pavyzdžiui, kelnes tai perku iš saugusių skyrius. Okay. Ir einu tada atsisiūti, žinai. Nes taukos, blė, taukos, Jo, kur jo. mano šlaunys irgi. Jo. Ok, Ir nice. tada, aišku, su kelniam yra pravalas, nes kurio dar už atsivimą turiu mokėti 2 cokarelį. Eik, tu. Tai Blė, dar jo, brangiau biški tas hujovai yra. Ok, Blemba, nice. ne. O viršų perki vaikų skyriui? Jo, ir vaikų, ir saugosi, ir iš unisex. Visokių, žinai. Unisex? Unisex. Unisex? Ok, nice. Okay. Aš turiu klausimą, tu dabar sakei, kad nelabai gali sportuoti, ne? Dabar Jo. o tai patyrei kažkokią traumą ar kas atsitiko? Sveikatos problemos. Sveikatos Čia problemos. nenoriu Ai, pasakoti. nenoriu Jo. pasakoti. Okay. Nes kai klausė prieš Žiauriai tai, žvengsit, žiauriai. kai prieš tai... Pala, žiauriai žvegsi. Tiesiog Po to papasakosiu. Ja, per didelį bybį turi. Kažką Pradėjo bybį saugti vėliau. Kažkas panašaus. Okay. Ai, ten su šikna susiję. Ne, Nu, čia gerai. toks. Biletinė, su dabar. Okay. O šiaip esi patyręs kažkokių žiauriai stiprių traumų ar pakelimų, ar per treniruotės, ar šiaip, kad... Jo, yra sulaužę riešą, skilo kaulas. O keliant, ta prasme? Ta prasme, buvo varžybos, aš priejau prie asistentą, tipo, sakau, nuo stovų vieną op, nukelk, užvesk ir paleisk, op, kai antrą pasakysiu. Vieną pasakiau, op, tai su 105 iškart paleidai, žinai, taip, man ranka. Ai, o tu nebuvai pasiruošęs. dar, Jo, tai nebuvau okay. nei menčių susistatęs, žinai, nieką, žinai, nes nebuvo užvesta štanga, realiai štanga čia. Ai, tai tau galėjo nutempt visą petrę. O kai mentis susivedi štangą, realiai jau ties krūtinė, Jo, žinai, jo, jo. yra. Ir, tipo, pirmas taip gavosi, užsišaldžiau, antrą, tipo, žinai, norėjau padaryti, antras irgi tas pats.
Ei, Ta prasme, vėl tą patį. irgi- Jo, taip irgi. O tai jis kūro gal ne lietuvis buvo? Lietuvis. Ei, Ir numetė štangą ir tada įvažiavau šviestis. Bet tu dar antrą kartą kėlė jau su... Jo, susilūžusi ranką. Nes užsišaldžiau. Šaliai nejauti Ir nieko tai to. pohai. Antras kartas dar baisesnis. Eina, mes turėjom Slavkas svečius irgi sakė, stuburas buvo lūžęs ir jis 5 dienas kiek prabuvo. Jo, ten arklio, tai nieko. Ant arklio, jo. Susilūžus. Sakė, stuburas, gumbas toks buvo ant nugaros. Tai čia irgi bet- susilūžęs. Sakė, bet kada galėjo pizdėjo. 300 kg man sulūžęs rankas, čia yra Nu. insane. Ir dar antrą kartą taip pat blemba su feinu. Nu, ir dar bet koks piktas nahui buvau. Tai Ant visų aišku. teisėjų visus nahui sintinėjau. Ane? Žiauriai, nu ten treneris. irgi Ir tu, prabėgo. dukas, ir tu. Panašiai, jūs Jo. sakau, kurva, keiskitos asistentus grybus. Jo. Man tai svoris 100 kem, bet bus kažkam, kad ir 200. Dar bus, daugiau, ta jo. prasme. Blemba, jo. Bet tai kiek laiko gydysi paskui? Pusantro mėnesio. Oi, tai greitai visą. Ne, nu Na, tai- čia šitas kaulas buvo. Aha. Atsimenu su gipsu, negaliu štangas spaus pritupimus, taip. Eik tu. Užmetė šią per štangą, darai pritupimus, žinai, kad formas neprarasti. Ai, bet tai sportuodai vis Jo, tiek. jo, jo. Eik, tu savo prieš kiek čia laiko buvo? 216, Ai, 218, tai nu jau kažkas beveik tokio. 9 metų realiai. Ble, aš Čia jau ir seniau. pagalvoju, 17, 18, atrodo, dar neseniai buvo, seniai, Tai kaip jo. aš 7-9 metų. O buvo komplikacijos, ta prasme, ar yra, kad nelabai gali išties, žinai, kažką ar nieko? Traška. Traškai tik. Jei taip, tai tai gali yra komplikacijos. Nėra. Nėra, Taip, tai ir man gal traškai. Taip ir nebuvo su gipsu, man atrodo, komplikacija. ne? Kur, kita, taigi 2 rankos yra daug. Dievo, man. Jo, ne, su kairė, tai kur akis aturt gali. Bet Okay. tu dešinė rankai šiaip, ne? Jo. Okay. Ir tau sugėjo normaliai, ta prasme, Jo, nepauti, jo. kad sumažėjo jėgos nieko. Ne. Ne. Okay. Ir nėra, kad į prieš lietų jau jauti, kad ateina. Tai dar ne tas amžius. Dar ne tas amžius, sakė. Okay. O daugiau traumų kažkokia esi patyręs? Ar... Kirkšnės esu turėjęs traumą. Okay. O pasitempė į tipo ar kas? Jo, tenais? jo, bet kirkšnės labai turi gydyti. Nu, sunkiai jos gyja. Tada jau negali pritupimų daryti. Jo, tada. Realiai nelabai ką. Tada tik spaudimą. Ai, tik Viršų tik darai. Viršų, jo, Ko jo. nedarai tada? Nes biški pajudi ir vėl jinai žiauriai greitai atsinaujina. O kiek laiko tą gydį skirkšti? Pliambu kokį pusę metų. Ble, nu čia jo. ilgai čia. Čia toks Čia labai kai jautrus. raišiai trūksta irgi labai ilgai gydosi. Jo, labai jau Ten toks, man atrodo. labai Šias stipriai. kilas, kai būna. Jo. O hilas nėra pareita. Ne. Okay. O dar esi turėjęs traumą ar viską? Daugiau tai mikro ten, tipo, patempimai kažkokie. dar Ai, kažkas. Bet čia kaip per tiek metų, tai laimingai pas tai visai, nes, Jo, nu, jo. tipo, daugumą Dvi rimtesnės šitos traumas ir buvo. Okay. Okay. Nes Nice. būna, man atrodo, su nugara daugam su sonariais tiesiog pareina. Tai... Man šiaip įdomi rungtis yra rutulio stumimas, taip vadinasi, ne, Jo. tiksliai. Tu, pavyzdžiui, kai pradedi rutulį stumti, ne, kur yra, kaip čia pasakyti, ir disko metime, rutulio stumime, man toks metimo dalykas, tai yra labai įdomus tobulinimas yra to, žinai, nes tu štanga, tai tu pripratini savo kūną vis Jo. prie didesnio svorio, žinai, Jo. kaip yra su rutuliu. Rutulys yra vis laik vienodo svorio pagal normatyvus, ne? Taip, Ir tu tą judesį, nu tu, blėt, koks Turi yra, žiauriai atidirbti jį turi. ta kada prasme, paleisti, pane? Technika, jo, ten, Kampas, pavyzdžiui, tikriausiai. Kampas, alkūnės laikymas ir visa kita, pavyzdžiui, negali, tipo, jeigu rutulys čia laikosi, žinai, Jo, žinau. biškė atleidai, tipo, jau neuskaityti, nes gaunas kaip metimas jau, žinai. Tipo, ten- Išeiti tiesiai, Tempim, žinai. tas turi Jo, būt kaip jo. ragatkė, ne, Jo, toksai. Jo, taip, alkūnę nuleidai irgi tau viskas, siksas, žinai. tipo. Ai, labai Jo, jo, griežtai, turi- ne? Turi nesigauti metimą, žinai, iš apačios turi taip, stumimas, taip eiti. Ai, Jo, realiai dėl to- ne nes šiaip metimas, o keista, kad stūmimas. vadinasi stumimu, nes šiaip atrodo, kad meti, bet Jo. jau čia dėl to ir vadinasi Jo, jo, būtent. dėl to. Gerai, bet tai čia kompitindavais irgi su normalaus ūgio žmonėmis, ne? Ne, čia su Čia savo ūgiu. atskirs yra, nes aš galvoju, kad tu tada, jeigu tu, kadangi esi žemo ūgis, tai tu ir nes tu įsibėgi prieš mesdamas. Jo, Tai tu tada negalėsi, jeigu tu, nu, tipo, tu labai daug pranašumo prarandi, kai esi žemo ūgis prieš Taip, aukštą ūgį. taip, todėl, nes visa amplitudė. Tai dėl to ir yra, ten buvo klasės suskirstytos tipo FKM1 mano klasė būdavo, ten nuo 1,3 m iki 1,5 m, man atrodo. Ai, Okay. okay. Ir- Bet ir- seniai tai šitas normatyvas, jeigu tu negali, žinai, numest svorio, tu negali ūgio numest. Jo, jo. Tu arba Tai patekai, mes arba ne. band- Arba kai matoja. Jo, mes norėjom sučytinčią susitikti. Bet tai ką tu ten, blėt? Tipo, pereiti į žemesnę, žinai, klasę ten lengviau, apšė Nu, galėjau. jo. Ten dar būčiau huijanesnis buvęs. Nu, Bet bet, tai nepaėjo. ai, bet normaliai jau bandėt. Pusantro comas pridrūko ir Ai. su štangom tūpėm, ta prasme, prieš to visą tą matavimą, žinai, ten, kad tipo pamažė dar kažką. Vis Ai, tiek- kad suspaus Jo, biškai jo, jos. jo, stuburą. jo, vis tiek. Bet tai tu, dar aš čia peršoksiu, bet tu pagal žemą ūgių skaitaisi aukštas šiai bičias. Nu, vidutinis jau. Vidutinė, nu, o kokios klasės, pavyzdžiui, buvo ten? Tai F40 yra iki 1,30 m ir F41 virš 1,30 m iki 1,5 m, man atrodo. Gerai, o kokį žemiausią žemą ūgį tu pažįsti?
Ble, jau čia neklausiu ūgio, bet, Įdomu, nu, įdomus tipo, klausimas. Ble, nežinau, jaučiu. metro 2 nebus gal? Ar bus? Nebus, manau. Nes tu šiaip esi dar, nu, tipo, tu esi per nedaug nuo tiesiog žemo žmogaus, žinai. Jo, Nu, tarsi, jo. aišku, tu, žinai, dėliau sudėjimo, subrendusio veido, tai tada, nu, žinai, jau pasakysi, bet šiaip, tipo, jeigu tu būtum kokį, ble, 15 cm aukštesnis, nu, tipo, aš net nepasakyčiau, kad tu žemaūgis esi. Nu, tarsi, pasakyčiau, kad žemaūgio, bet nepasakyčiau, kad, žinai, turi... Tai mano operacija irgi norėjo daryti, ta prasme, aš visą vaikystę, nu, tipo, važiuodavau čia į Santariškes, į Vilnių, veždavau tėvai 4 kartus į metus ir, tipo, dėdavo tokius implantus, koja, žinai, tiesindavo, kad, nu, kad taip yra jos klišo, žinai, kad buvo dar apšė tokios, dar lenktesnės, žinai, Jo. kaip daugumų, visiems realiai yra čia Lietuvos. Lietuvoje nesu matęs, taip, žinai. Čia apie žemaugius tu kalbėjai? Jo. Jo, aš šiaip ką, žemaugiai šiaip keistai vaikšto. Turi tą tokį, pas tave to nėra, kiek mačiau. Nėra, nes vežė, sakau, 4 kartus į metus veždavo tėvai taip padėtis ir kai nepatogus, tais plastikiniais būdavo naktį mėgoti, žinai, tik naktį. Prakaituoja, naho, atsisegi, tėvai pyksta. Ai, na. Jo, Nes... O po to, kai 18, tai pasilaukiau, jau sako, jeigu nori, sako, galim bandyti daryti operaciją, bet išlošim 3 suomus, bet gali, kad su ratukais varyti. Ai, Na, blema man to didelė reikia, rizika. čia 3 Tu somai. kaip sportininkas šiaip. Čia hujovas kofas labai. Nu, Labai hujovas koeficientas, ble. Batus aukštesnis. Koks pointas ta būtų aukštesnėme, tu ratukuose bus. Jo. Ne. ai, arba- Yra arba. rizika. Ai, Na, okay. Jo, bet čia dėl 3 cemų. Nu, dėl žiūrint, 3 kitur jai cemų. 3 cemai būtų. Niek, Tada gali rizikuoti. Pokai ant tų ratukų pabūsiu. Ne, nesakau. Taip, čia žinau. Bet okei, bet yra va kažkokie sprendimo būdai, ne tam, kad, pavyzdžiui, kojas tiesiog. tiesiog. Yra gydymo metodai, viskas, nu, ta prasme, buvo, žinai. Bet jie Dabar tai realiai paaugo. finansuojami yra. Nereikia Jo, savo jo, šaibų. Blema, kai pradėjai sakyti, nu čia dabar negražiai nuskambės, bet kai pasakė, kad varydai į Santaras darytis, nu, tipo, Implantų. ar implanto, ar šiaip, tipo, tai galvoju, kad pririždavo tiesiog ir tempdavo. Tipo, Ir kaip per Simpsonus, man atrodo, už rankų, už kojų. Ir po biškį, ir paskui tada skauda, jau skauda, laikykit. Man tik tokie visi išmeta, kur bičias yra toks, kur darosi visas procedūras, kur kojas dabar pasididino, kur pasi 4 semais paaugo. Nematėte, Bet ir nemeta? ne, bet 4 Vokietijoje ar kažkur, ar Turkijoje ten, blėt, Nemačiau. ten darė, karačiui, tipo, perpjovė tipo koją, įdėjau tokius gaidžius metalinius tipo atseit ir tada sulipdino ir jis 4 semais tipo Bet aukštesnis. būna šiaip pasidaro. žemesnis. Čia realiai, kai žmonės, čia šokliuką padarė kokį. Ką tokį? Kai šokliuką kokį padarė. Jo, kažkas tokio. Bet o žemūgis buvo? Ar... Ne, nu jisai buvo gal 1,8 m ir jis norėjo būti Tai 1,85 m, blėt. Va, būna tokie, aš esu matęs. Jo, kad ne, būna ta tokių, prasme, čia ne apie žemaugius, aš kalbu apie tiesiog. Bet irgi ten labai ilgas. Bet čia yra gydymas ir- mental disorder, aš manau, Jo, kad čia jo. kažkoks yra sutrikimas. Bet jau tau tikrai. būtinai reikia, Čia tas jo. pats, kai žmonės turi gražius dantis ir piskai turi pasidaryti dantis. Nu, tu turi gražius dantis, blėt, kas yra tau, nu, tarsi, Man tai žinai. nachais pas dantis tai kosmosas yra. O kodėl? Nepatinka? Bijau, aš tik atsisėdu į kėdę, to prasme, man prakaitas. A, ne? Dar nieko nepradeda daryti, pizda, na aš. Bet čia normalus dalykas daugam, manau, žinai. Aš, pavyzdžiui, seniau bijau, kol nepradėjau eiti pas gerus dantis. Nesakau, kad tu pas blogus eini, bet aš, pavyzdžiui, dabar dahoje laiko pus 3 metų dantis tvarkiausi ir dabar 3-dienį varysiu ir man visiškai pohui, nes aš žinau, kad mane skaudės, nes jie kažkaip tai padaro, kad mane skaudės. Man 3 vienu metu 3 protinius dantis rovė, aš seniai va taip galėjau, per 2 minučių susiuvo viską, išėjau bibidės visiškai. Kaip tu sakai, pohui man. Man pohų nebūna. Pas dantis da nebūna. O tai yra baimė vis tiek. O yra dar kažkokių dalykų, kurių bijai ar tau... Fobijų turi? Aukščio. Aukščio? Jo, Bravo, aukščio. man irgi. Čia su parašiutu, kai šokau. Ai, bet šokai su parašiutu. Jo. Tai instruktorių tipo atidarė tas duris. Sakau, blėt, aš nebenoriu šokti, žinai. Žinai, Sakė, kiek ne- kartų girdės. Sakė, nebeturiu pasirinkimų, piso salto ir kokias 5 sekundės buvo jaučiasi įjungęs. Ei, Tu iš tų bičių, kur per karuselės video rodo, kur... Jo. Jo, ir... Į visas pusės. Jo. Kažkas panašaus, eina, na, iš po to karto, tai ir tipo, kai būna atsistojant kokią stalažą, dar kur nors netvirtą, kai yra. Šiaip jogi tu dirbi, jo. Jo. Tai, blėt, baisu. Nu, bet gerai, žiūrėk, tarkim, kaip Bet po veikia... to pripranti, realiai, žinai. Okay. Bet kaip, pavyzdžiui, veikia šitas dalykas, gerai, tarkim, aš esu 1,83 m, 1,85 m, kažkas tokio, aš čia savo akių lygio matau, nu man žemė atrodo tipo taip, kaip atrodo, aš pripratęs. Tai tu, pavyzdžiui, jeigu esi, tarkim, šiam cem aukščiau, tau jau atrodo čia aukštai tipo? Ne. Ne, dar pohui, tipo, nėra pohui. dar baimė, nes, Ne, pavyzdžiui, ant ne. stalažo, tai ant stalažo didesnė. Tai 4 metrai. Nu, Jo, ok. Nes aš, ta prasme, ką noriu pasakyti, kad man, pavyzdžiui, užlipus ant metro aukščio dalyko, tarkim, atrodo jau aukštok, nu, tipo toks, kur, ble, žinai, kur gali susilaužyti. Tai įdomu, kaip tau atrodo, kai tu pripratęs matyti viską, žinai, žemiau, metro 3-4, tai tau įdomu, kai tu, pavyzdžiui...
Panūšiknas visas. Visas šiukšlinės, visas salelius. Aš ant šito užlipčiau, man biškai drebėtų kojas. Nu jo, nes jisai nestabilus. Jo, bet ir, man yra kažkaip, nežinau. Okay. Aš ir labai bijau. Bet ir mano mama labai bijo, bet irgi su parašiutu šoka. Aš to padau, jūs nupirko dovanų. Auklėtiniai. Okay. Ai, to mokytoja, tik. Jo. Gera mokytoja. Lemba iki 10 klasės mokiaus. Tai tada buvo gera, kol mokys. O po to jau išėjau. Bet tu toksai buvai mokytojas, jeigu vaikas, tai toks kur lepunėlis turėjai biški būti. Kodėl lepunėlis? Nu toks biški, pas mus būdavo mokyto vaikai, tai malkų gaudavo tiesiog. Nes mokytoja. Ne, šiaip iš manęs tyčiadavos nemažai, nes aš... Mama? Ne. Prie ko mama, what the fuck? Nes dabar mama žiūri. Dūgas. Jo. Ne, iš manęs tyčiadavos. Nes aš šiaip buvau žemas. Tipo, aš visada klasį būdavau žemiausias. Jo, šiaip. Seniai, jei tavo bičias sako, kad tu žemas buvai, tai jau buvai žemas. Ir toks landus, judrus. Tai ta nosis pažiūrėko, kad didžias. Jo, nosis didelė, bet iš mane šiaip tikrai dažnai tyčiadavos, tipo, ir irgi, nu, bet sakydavo man, tipo, neužauga visą kitą. Seniai, reikėjo imti šegio pokumą. Nes aš gal 11 klasė kažkaip, nu, pasiekiau normalesnį ūgį, bet šiaip irgi visada labai mažas buvau, tai, tipo, iš manęs visai tyčiadavos. Gal kokie normalesnių? Atsiprašau, nu taip pat. Čia, kur bičias buvo mūsų pusė žemė, dabar ką reiškia žemaūgis ir normalus. Ką tu čia turėjai omeny pasakyti? Nu, dabartinė. Taip, nesakyk, Kris. Dabartinė. Bet sen, tu taip galėtum hitinti, čia, žinai, nu, tarsi, galėtum switchint, ta žodis. O, matai, English speaking sometimes good. Ne, bet ta prasme, kad aš buvau mokytojo sūnus, tai man jokių lengvatų nedarydavo. Manęs net nemokydavo. Tik vienoj. Aišku, kad tikrai jau ten per blatą įdavo. Ne, 12 tik tai klasė, man atrodo, mokino, jinai mane pačio paskutinį, nes ten kažkaip buvo su lygiais, tipo. Nu, bet seniai, nu, tu nesakyk, kad tau šuliai nebuvo lengviau, kai tavo mama mokytoja ir pažįsta kitus mokytojus. Ne, tai aš negalėdavau iš pamokų bėgti, nes iškart žinotų. Nu, tai jo. Nu, tai seniai, tai iškart, tipo, aš kažką blogo padariau, iškart mokytojai. Nu, bet seniai, egzakai vertina. Nu. Kas? Tai, egzaminuotojai vertina. Ne, nu testą, ta prasme, tuos testus, ne, egzakai. Tai ne, žinok, dar greičiau, tipo, būdo. Nu, tipo. Ne, tu visi. Tu pažiūrėk, mano klasiokas Matas, jo mama irgi dirba, bet jis tai apšiai buvo ten nurautas. Bičiai priklausė mokyklą, faktiškai. Jo vienas iš tų buvo. Okay. Nu, bet nėra, kad jis ahuienai mokydavo. Ne, jis tingėdavo mokytis. Nu, tai va, ir blogai būdavo. Nu, jam pokui. Nu, tai pa jam pokui, visiems pokui. O ką tu univerę baigęs esi čia apie mokslą? Kūno kultūrą, sporto pedagogiką. Čia Šiauliuose, ne? Jo, bet tai Šiauliuose pradėjau ir buvo pertvarka tų univerų. Ai, kai sujungė su Vilnium kažkaip. Jo, ir Vilniaus univerą diplomą gavau realiai. Žiūrėjau. VDU čia skaitos? Ne, Ok, nice. Bet tai galvoji trenerių būt kada? Nežinau. Nelabai kantrybės turiu. Tai tam reikalų, tie prasme, su vaikais ten dirbti ar dar kažką, žinai. O šiaip pats vaikų nori turėti? Dabar dar... Ne, bet šiaip ateityje. Bet šiaip, tai, nes aš tai nenoriu. Vis tiek faktas, šeimą tai reiks turėti, kažkada vienas tai negyvensi. Na, aš tai nenoriu tų mikrobų mažų. Aš noriu savo genų palikti niekam. Tai aš šunį turiu. Nu, Pala! Ne, ta foks, ką čia su šuniu darai? Šitą. Sako, labai myliu savo šunį, what the fuck. Aš dabar pradedu. Ateities dragėlai, sakau, kerą pamą. What the fuck. Tai šuo yra. Į prieglaudą jį negali. O, šuniukai. O tai ką su katinu darai? Tai katinas, tai ką, žinau. Ką nori, tą daro. Ne. Atsiriboju. Čia seniai, jau čia tu atsiribok. Ne. Bet už tai straipsnis yra, man atrodo. Jo, seniai, tai aišku, yra. Kodėl tu žinai, kad yra straipsnis? Ne, tai visi žino, kaip žinosi. Nes aš tai turiu paną, tu jau neturi kurį laiką. Tai šunį, sakai, turi. Ir tai ir šunį turiu, ir katę, ir dar draugę turiu. Nežinau, kodėl į vieną priskyriau. O pačiu. Tai tu čia realiai zoologijos sode gyvenai. Nu, faktiškai, jo. Ir visas patelis. O tu esi kažkokių naminių gyvūnų turėjęs? Šunį gal kokį? Kažką? Taip, tiesiog apie gyvūnus. Tu šiaip kaime būdavo kažkas. Patinka vanduo tau. Apie gyvūnus, kad gerai. Išsityčia. Bet žiūrėk, tu negali sakyti kaime, kad turi šunį, jeigu jis prie būdos pririštas. Bled, valierė. Ai, valierė, tai tada olgu, tada zybys. Nice, ok. Gerai, viskas. Ne, tai turi gyvūnų.
Tai paklausk, ar vanduo patinka, ble. Ne, tai patinka jau. Ne, čia. turiu. Ne, dabar neturi, okei, supratau. O planuoji gal turėsi? Įsigysiu. Okay. Gerai, o šiaip tu norėjai kažką. Ne, aš norėčiau, kad tu hipotetinius ištrauktum. Ne, aš dar turiu tau klausimą, o turi kažkokius susibrėžęs dabar tikslus, kai sveikatos problemas tavo dabartinės praeis, jeigu praeis kažkada, ar planuoji vėl sugrįžti į profesionalų, ten tą sportą? Jo. Tai aišku. Aišku, ne. Tai visada, ta prasme, nesportuoju visai kitas savijautas, sportuoju taip visada, ypač rytinės trengės man kaip patinka. Tau rytinės labiau, ne? Jo, visą dieną, ta prasme, realiai. Užsikrauni toks. Ahujena, taip užsikrauni. Okay, Gipso dahuja užsikrauni. O tu prieš rytinės treniruotės, man šiaip įdomu, ar valgai kažką tipo, ar tiesiog... Ar kaip Stanionis, uogų užkandė? Aš nepusryčių žmogus esu. Nepusryčio, ne? Ne, nes, ta prasme, atsikeliu, aš negaliu valgyti, tipo, man nelenda. Ai, okei. Bet aš visą Praeina kokias porą valandų, tada jau, tipo, kažkokį užkandį suvalgai, žinai. Okay. Aš visą laiką toksai žmogus buvau kaip tu, man nahui dantis valytis ir valgyti rytais, ne, aš ne... Ką? Neturėjau čia žvengti dabar, nes tokį, ble, tokį pažiūrėti, mane bet bičias... Fokusavau dar. Ai, fokusavau. Aš net negirdėjau, kad... Nu, tai ir gerai. Tai pusryčių irgi nieko nebuvo, paskui, kai pradėjau mitybos laikytis, tai jau pusryčiai tipo prisipradinau, bet dabar vėl pastebėjau, kad aš galiu suvalgyti 6 uogas, bet dažnai, pusryčiat paskui darbę apie 10 valandą, tai 2 valandas galiu išbūti irgi pohui. Ok, aš einu 11 valandą, bet man jau pietus būna. Tai aš einu pusė pirmos pietauti. Ai, Pusė pirmos. Okay. Okay. Bet tu šiaip iki 5 dirbė, ne? Nuo 8 iki 5? Jo, arba iki 4, nuo 7 realiai dažniausiai, nes trafikus, kad pralenkti, žinai. Ai, okay, jo. Bet tu, pavyzdžiui, kai sportuoji, kai rytinės trengės, tai tu rytinės trengės ir turi, ar tu 2 kartus per dieną sportuoji? Ne, aš kai dirbu, tai vakarė einu, o kai savaitgalis arba laisvo, kai yra kokia tada rytės trengės. Bet tai 10, iš tikrųjų 10 dienų per savaitę. Jis tau su matematika, ne kažką. Mokyklos nebaigė. 7 dienas per savaitę sportuoji šiaip? Ne, 5. 5, ok. Nice. Bet į žymą tiesiog eina, ne? Jo. O šiaip, pavyzdžiui, yra toksai dalykas, va, gal čia pirmai klausiu, tipo, kokie pliusai, žinai, būnant žemaugio. Yra šiaip dalykai, kurie visuomenė yra dar vis nepritaikyti žemaugiam, pavyzdžiui, tam pačiam sporto salėse, tarkim, kažkokie dalykai, ten bėgti ir kažkas, kad, blėt, nepasiekė paspausti ar kažkas tokio. Ne, nesusidūrės. Nesusidūrė, nes, pavyzdžiui, tas, kur mini dviratis, jis pritaikytas. Ai, jo, dviratis ir tai ne. Negalėjo, per aukštai. Nepasiekė pedalų. O pristraukimus daryti yra normaliai, kaip gali pasiekti. Taigi gali tas kaladės pasidėti. Taip, gali tą tuniką visą nusileisti, taigi būna šitų senelių, tų gimnastikas. Okay. Ai, ok. Crossfito taip pat tie, kur būna dažniausiai. Okay. Bet šiaip, pavyzdžiui, visuomeniai kiti dalykai, kurie, tarkim, nepritaikyti žemūgiam, yra tokių? Norėtų, aišku, būna, dažniausiai būna, pavyzdžiui, akre kur nors ar dar kažkas, tos duris, na, net nesureaguoja. Ai, tu, lauk, Jo, arba jeigu nereaguoja, stovi laukia, ko nors gyvesimas. Blet, nu čia tai toks nebūčiau pagalvojęs apie toks, blet, nejaukus yra, žinai. Aišku, tau tai pohu man. Bet seniai, tu primės tiesiog, tu eini ir bičas stovi ir... Ką tas čia? Ai, na, ragelis krovina tiesiog. O, zaibys. Jūs einat, gal praleisite? Jo, gal galiu aš praeiti. Okay. Bliam, net nebūčiau pagalvojęs apie tokį dalyką. Jo, nes šiaip norėjau sakyti, gal yra kažkokie dalykai dėl svorio, kur ten, blėt, liftas nevažiuoja, nes netrodo, kad tuščia, žinai, bet tavo svoris normalus yra, tipo, tai jo, karačiau. O dar kažkokiu yra, ar ne? Nes tu, pavyzdžiui, pardėjai vežimėlio, nu, ble, tu neimi vežimėlio. Imi, bet, ble, tau labai, tipo, nepatogu. Kad tas vežimėlis iki čia kokį. O ne? Jo, tai nėra. Ble. O kur dažniausiai prekinės? Kas? Kur prekinės dažniausiai? Nepriekamas, sakau, yra. Nepriekamas. Nes aš įsivaizduoju, Maximus, ble, tai atrodo, kad jis aukštas turėtų būti. Aš kur Lidl arba iki prie savęs. Kas arčiausiai yra? Kas arčiausiai, okay. O, ne šiaip įdomu ir su kas aukščiau lentynose būna padėta irgi, nu, tipo... Jo, tada ieškai to, žinai, kur tu... Jo, tas ant kur važinėja ant 3 ratukų, tas toksai su laipteliu. Arba kažko paprašai, nesikuklinu niekada, ta prasme, žinai, paprašyti. Ble, tau būtų... Blet, tu maladės, kad toks esi, nes tau būtų sunku kukliam būti, žinai, toks labai apsikrautum, blet, nes tipo mums kukliam būti, tai tau tipo ne kaip ir... Nu, kaip visi tie mažamūgis, tai sakau, nu jie, ką jie neišlenda iš namų, apsikrauna ir depresijas ir visokia kitokia. Jo, skundžiasi, kad tipo ten tokie bairiai vyksta.
Nu jo, čia šiaip jo, čia taip daug neįsiplėtojom, čia jau sena tema iš tikrųjų, bet tu kaip ir sakai, pohui tau, tu nesupratai dėl to. Nesupratai dėl to. Čia ne mano posakis, pohui. Okay. Nes aš norėjau, žinai, sakyti, gal dėl to, kad tu ten nebuvai, bet jau čia, jeigu tu ten ir būtai buvęs, kaip tu sakai, tau vis taip pohui būtų. Okay. Šito video pavadinimas bus Pohui mane gydys. Čia kai būna televizijos bokšto, kur klausia, tipo, pavadinimas ir tipo vardas. Man pohui gydys. Man pohui yra. Okay. Na, tai, pavyzdžiui, jeigu lentynose kažkas ten kažkur aukščiau, taip toliau, tai tiesiog pasiprašai ir o pisi kažkokį bairį ar kažką, kad, dar užaugs ar kažką. Jo, tai čia faktas. Prikolė, ne? Faktas. O nebūna, kad žmonėm, nes vis tiek, kadangi tavęs nepažįsti, nėra, kad nepastebi to, kad žmonės bijo, pavyzdžiui, juoktis ar tiesiog būtų su tavim atviri, dėl to nes galvoja, kad tu įžeidus esi dėl savo ūgio. Aišku, būna. Būna, ne? Su naujais, kai susipažįsti. Yra, pamenu, buvo Akropolį čia Vilniui situacija, ta prasme ir vaikas su mama eina, žinai, pamatė, žinai, pirštais pradėjo rodyti, žinai, su ta mama piso per snukį jam. Per snukį, tai ir taip, aš prie jau sakau, blemba, atsiprašau, bet sakau, jūs paaiškinkit, sakau. Jo, tai iš karto tokį žodį. Eina, savo. Čia tai žiūri. Man to vaiką, ta prasme, žinai, pagaila, tipo. Tu paaiškink jam normaliai, o ne veiks. Tu pasakai, nes aš galvoju, kad tipo, tu nori, kad antrą pisą. Nes seniai, kaip tu paaiškinai, tu sakai, piso žuvį ir tu sakai, ir aš prie jau sakai, paaiškinkit jūs jam. Ne, nu tai nesrodė pirštais, tai pasako, paaiškink normaliai. Nu, ta prasme, be smurto. Be smurto. Dar vieną. Bet šiaip už raudoną tik tai gavai pirmą baudą, o antrą, jeigu įpisi, tai tada... Bet jau čia pakankamai rimta vis tiek, tipo, ir dėl tavo teisų irgi, čia toks... Tai dabar padarė, tipo, kad kalbėjom, dar vakar diskutavom, tipo, kad nebegali per oranžinę jau važiuoti, net. Visų pirma, kokia kur oranžinė? Nėra, kad geltona yra. Bled, oranžinė. Oranžinė? Nu ne, bled. Oranžinė. Žalia, geltona, raudona. Jūs oranžinę vadinat rimtai? Jo. Nu seniai, tai šviesoforas, taigi regitrai mokina geltonas yra. Ką tu? Žiūrėk, tas googlina. Blema, gal ir jo. Nu geltona, tai bet seniai jūs juokauja. Nu bet ten, atrodo... Jo, bet... Nu gerai, nu tai viskas tvarkoja, žinai, bet... Nu, ką žinau, nu šiaip blema, čia... Kad būtų geltona. Čia visur geltona, nu bet tu pažiūrėk, čia geltona ar oranžinė? Tai čia tai oranžinė, bet aš kalbu... Gerai, bet čia visur kitur... Ne, tai čia aš ne apie fotį, aš kalbu pagal terminus, tai yra... raudona, geltona ir žalia. Čia tas pat... Kaip Lietuvos vėliava, panašiai. Nu, biškit skiras išdėstymas. O kaip turėtų būti išdėstymas? Geltona, žalia, raudona. Gerai, o žiūrėk, liūdnačiau, jeigu mirksi geltonas tas šviesoforas, tada ką tai reiškia? Kad arba neveikia, arba kad tu pasikeis signalas. Ne, kai keičiasi signalas, nemirksi. Tiesiog, nu, tipo... Tai mirksi, tai neveikia. Jo. O, nu tai dabar gražuolis pasitaisė. Nu tai, ble, tai tu čia suktos klausimas. Nesuktos, jeigu mirksi vadinasi. O tu klausi manęs apie teisės, aš nebeturiu. Jis manęs kur egzaminą daro, nebeturiu teisės. Bet čia, blema, nu tu už aplinkimą. Bet tą pažydėjo kursų irgi reikia, ne? Ką? Pažydėjo kursus. Durniukų tų jo reikia. Durniukų kursai, aš vadinu. Nes chuliganiškas manevras, tipo, gaunasi, tai reikės per 3 metus, per 3 mėnesius, bet tai ten 3 valandos, 4 akademinės, tai po 5 minutes. Nes aš tai 1,5 valandos. Aš kaip pamačiau. Po to pravažiavimas kažkoks dar. Ne 1,5 valandos, sorry, netaip skaičiau. Nebus pravažiavimo, nes mažiau negu metai ir blaivas. Tai bus, bet iš kur žino, kad blaivas? Šiaip jau netikrina, o... Ne, girtas nevairuoju, prisivažinėjęs girtas. Danė girti važinėdam, jo. Bet nevairau vis laik šalia sėdėjau. Apsuka. Kažkoks prisipažinimas. Blema, bet čia, nu, pamačiau video, nu čia visiškai nieko tokio. Čia prieš istoriją yra, praeitam kalbėjom, kad aš greičiausiai teisės pasidėsiu. Tai pasidėjau. Ir ten buvo ne kamera, o mano registratorius tiesiog nufilmavo, kažkoks bičas važiavo su fūra arba su autobusu ant 35 ir aš jį lenkiau, tiesiog ne per ištisį, ne per nieko ir ten skaitėsi sankryža, nes iš kairės buvo tiesiog įvažiavimas. Tai taip atsiai čia gaunasi kaip huliganiškas manevras. Bet grinai jis ir paskundė, tipo, jis. Nu, jis ją. O kaip kitaip? Ne, tai aš galvoju, gal, tipo, vis tiek kamera, bet jis turėjo dar ir... Ne, jisai... Ne, tai jis skirpai, bet tai ją policijai. Nu, bet kodėl taip daryti? Aš prašiau, jei būtų iš priekio ten mašiną atvažiavęs. Kažkokiu pavojingas. Lenkimas pavojingas, ten kažkokia, žinai. Jis tiesiog čia visiškai nieko, žinai. Nu,
Nes dabar man dažnai reido išmeta video, nieko Jo. absoliučiai neatsitinka. Dabar paskutinę kokią savaitę, kiek man išmeta, nieko absoliučiai. Jo. Važiuoju Ir aš ten- jam net neužkišau, ten toli persirikiavau, nu karači, čia toksai, žinai, liūdna, Labai bet aš tiesiog liūdna. stengiuosi apie tai negalvo dabar. Man iki darbo ten su autobusu 6 Su minutės. mašinai, Sumažina 9 gal. Kiek- Dabar, kiek iki dabar Vilniaus? pokai dar dviratį. Gali su dviračiu važiuoti. Dar Jo, geriau. bet neturiu dviračių. Ai, neturiu. Seniau aš paauglį, man va yra tas, kad aš atsipratinau labai, seniau paauglystėje būdavo, kas su dviračiu, tai tik aš būdavau. Visi būdavo, bet dviračiu aš būdavau visur su dviračiu ir aš... Blakstydavo Vis... pasakyti. Ne, ta prasme, aš labai valdęs buvau dviratį ten, nu, visur būdavau tik Įvaldęs. įsimylėjęs. Bėgis buvau su visur. žemyną aukštyn. Ne, seniai yra ant vieneto. Be bėgių. Be bėgių. Tas, kur jeigu atgal mini stabdo. Yra suvažiavęs su Jo, tokia aš su. irgi esu, jo. O dabar paskutinį, ir tada baigiau savo dviračio karjerą ir nebeprisipratinau dviračio, nes belia kaip šiknas skauda. Jeigu pasiemu dviratį, pavyzdžiui, Klaipėdoje buvom, pasiėmėm dviratį, nusenė, aš negaliu, man taip šiknas skauda. Tai o brolis ten, pavyzdžiui, varos MTB visur karačia, tai norėčiau iš tikrųjų nusipirkti dviratį ir draugai labai nori. Bet kad važinėtų. Timpas nusipirkti tas sportas. Pampersą tipo? Jo. Nu, man Bet matai. tai irgi nepatogu. Nu, Diskomfortą jauti. neleidžia statusas. Ne, jau ką iš tikrųjų. Tai gali tiesiog tą balną, kurą geresnį kažkokį nusipirkti, žinai, tai galvoju, gal reikės dabar investuoti į tai, kur, nes jau mašinas stovės. Tu varnėjai su dviračiais, ar ne? Dabar neturiu irgi. Ne, dabar irgi net. Nu, bravo, Vilnius. Bet tau palauk dviračiai pritaiktų neprivalai su vaikišku, žodžiu, tu gali būti pritaikyti. Jo, kad svarbiausia, kad pedalus pasiekčiau. realiai. Nu, jo, greičiau, arba elektrinis tada. Jo. Bet tai tarsi nebūtinai vaikiškas, gali būti gitie dabar būna, kur su mažais ratais tipo, bet Jo. dabar visokių yra, blėt. Bet kosminės kainos, ta prasme, aš žiūrėjau šiaip dabar brangus, dviratį. 500 normalus dviratį. Šiaip jo. Blėt, ne. Turėka. Nu, jo, bet šiaip jeigu žiūrėtumėt Facebook Marketplace, yra gerų MTB, aišku, voktų greičiausiai, bet Ne, yra nu, iki tai 2 čia- sotų gali nusipirkti po... Ne? Ji tikrai yra, Blemba, pasižiūrėkit, Facebook blemba. Marketplace aš žiūrėjau, negalėjau patikėti, gerų yra tikrai kalnų dviračių. Nu, ne Bet trekai tai- gal žinai, neskotai, bet yra. Prisirakini žiūri, kad po to jau lauktavo Ja, dviratį. čia kaip Tai marketplace. seniai kaip per aužytą gabalą. Buvo dviratis. Pavalgiau, nėra dviračių. Ten kažkuriam tam gabalės, baisiai tu man atrodo, ar kur karačia. Čia buvo dviratis. Pavalgiau, nėra dviračių. Blemba. Manęs yra pavogę dviratį. irgi. Ne? Jo, nunešė. O jį. kur? Kaune kažkur? Ne, Marijampolė prie dramos. Danijai. Aš Danijoje versdavausi dviračiais, pirkdavau. Vogdavo ir Vogdavo. pardavinėdavo. Ei, nu, ja. Su žirkliu. Aš tai Jis vadinu. žino marketplace. jo. Aš tai vadinu vertimus. jo. Tai pirkdavau prastesnius, suremontuodavau, padažydavau, ten taip toliau ir parduodavau. Ir gerai uždirbdavau. Na, visai. okay. Tai nes Danai jie nevertina tokių dalykų. Žinai, Jo, čia jo. šiukšlis. Žinai, jo. O man čia turtas. Blema su dviračiais aš irgi varydavau ir aš atsimenu, vykdavo šaukinuose futbolo treniruotės, nu ne treniruotės, žaisdom futbolą ir būdavo nuo mano kaimo iki šaukinų 10 km. Tai aš nuvarydavau su dviračiu 10 km ten, atžaisdavau fulę 2 valandas ir apizdavau atgal dar 10 Seniai, km. jaunystėje mes iš vis nenormalūs. Čia buvom. insane. Kai pagalvoju. Bet Tai... dabar sunku atsikelti. Oi, eik. Ne, ne. 6 rytas, žadintuvas skamba, nu, nahui. Nu tai čia, žinai, norėjau sakyti daug, kad dar mytybą duoda visą kitą, bet kai vaikai mes geriau nevalgėme, jaučiu negu dabar. Mytybą. Vos pėdavom pavalgyti, realiai. Šiaip jo, Šiaip net jo, nelabai nes į lauką reikėdavo. reik varyti. Jo, Jo, jo. nelabai reikėdavo. jo. Aš tai Man jautėsi. Valgyt. Ne, nenoriu. Ne. Užlita. Valgyt, valgyt. Gal burnoj pries. Ok, nice. O tu turi kažkokį patiekalą, kur šiaip žmonės nevalgo, bet tu valgai. Nu, pavyzdžiui, žiūrėk, aš to galiu pasakyti. Aš valgau jau 12 metų gal, valgau sausainį su karštu pienu. Tipo, šokoladiniai sausainiai, pašildai pieną, kuris yra šlikštus, jeigu reiktų gerti, nekenčiu nahui, ir užsipilint sausainių, ir kad sausainiai išbrinktų ir prisigertų to pieno ir valgai. Čia yra Kur čia oheniausias. šokoladinis, su šokiai šokoladinis pienas? Šokoladiniai sausainiai. Bet švadinios Karštas šokoladinis pienas. pienas. Ai, karštas Karštas pienas, pienas. atsiprašau. Duranas, ne? Pliat, Tai aš tau valgau tokį guilty pleasure, mano draugė žiūri ir sako, jo, mes 7 metai kartu, bet aš tam įsiskirsiu ir toliau valgys. Toks šūda. Nes atrodo kaip jovalas, bet seniai yra taip skanu, kad... Šūdų mišrainė, mūsų. Šūdų mišrainė. Tai tau yra va kažkoks patiekalas, kur tu valgai ir blėt, ir dėl to 4 panas turėjai ir dabar neturi. Grybų nevalgau. Grybų nevalgai? Jo, žiūri. Okay. Tik pevagarbis. Pevagarbis galiu valgyti, o kitokių grybų tai. Čia O panė. bandęs tu smirda. kitokius grybus valgai? Jo, kokius. Nu. Ai, kur, tik dabar tas šūda. Oi, 8 valandos ofise daro savo, biškė atšalęs. Bet ta prasme, tu kaip sužinojai, kad tu nemėgsti grybų, tu Nu, man paragavai? smirda, jie ta prasme, kai ruoši, gal bet kaip būti paruoštas, kad ne, nusmirda tas Okay. kažkoks. Ble, aš tai šiaip, aš ir tai valgau grybus, bet man patinka Tau grybai. patinka? Bet aš kalbu apie šitus... Koks mėgstamiausias grybas?
Tu. Tu, aš tau patinku. Ne, tu grybus. Pamatai, apsakau. Tai... O iš tikrųjų, kokius grybus mėgsti? Šiaip tai man patinka, kur mama padarydavo, tai būdavo kažkokį jaučiu ten, kas lieka ir kas. Klevo lapas ant čiobrelį. Kažkuris iš tų. Kas lieka, palauk, aš mokėjau tą. Kas... Nebūk, kas lieko klevo lapas ar čiaubrėlis. Kas liekas. Nežinau, na. Tai jo, tie tokie šalti grybai. Su tokiu tystančiu. Su karštu pienu. Su karštu pienu. Na, čia jau na. Šiki vandeniu, kaip sakė. Jo, šiki vandeniu. Šūdais. Pohu man. Man pohu. Tai, bet šiaip ir voveruškos su bulvėm yra max. Okay. O kas tavo yra guilty pleasure maistas, kai cheat mealai, nežinau, ar tu šiaip švariai? Tortilijos? Žiauriai. Tiesiog tortilijos? Jo. Pačios vienas be mėsos. Su vištiena. Su vištiena. Šit guilty pleasure yra? Šis sveikas maistas yra. Na, čia toks. Nelabai. Labai. Čia tipo tas paplotėlis, tai yra. Bet tai tu čia kalbėjai apie namų ar apie mako? Namų ir mako, ta prasme. Aš žiauriai mėgstu gaminti, aš realiai kiekvieną dieną gaminuosi. Tai Jonas numirtum iš bado. Nedaug kas užsisakinėja. Žmonių, kur užsisakinėja. Tai reikia uždirbti. Ne, okei, tu kulinaras, ne esi? Bet jis pasakė, kad gaminu kiekvieną dieną. Kulinaras. Aš tai verčiu. Kuris gaminai yra kulinaras. Nu, blek. Gerai. Žmogus, kuris mylisi, prievartautas. Man taip atrodo. Man taip atrodo. Ne, bet pavyzdžiui, nu, aš seniai pasikėpu, pavyzdžiui, vištieną, tada pripjaustau, karočią paprikos, karočią pridedu biškį majonezų, truputėlį, biškį siračos, uždedu sūrio, susuku viską į tortilę ir pasikėpu. Čia sveikas patiekalas yra, ble. Ble, iš miltų padarytas. Nu jo, bet tai seniai, bet tai angliai. Nu čia all good, tai angliavandeniai, tipo. Nes makaronai ir iš miltų pagaminti, bet tai vienai yra. Nu, bet nemažai angliavandenių jo. Nu gerai, tortilė jums nesveika, tai ką žinau, tai kas jums tipo kebabas ir nesveiks. Šiaip panašu, jo. Tai bet tu tipo toks, va, kad tiesiog gamini, kad išgyvent, ar tu toks jau, kur jau blečio brelį ten trupinį? Ne, normaliai gamini. O ką dažniausiai gamini? Vištiena pas manęs. Vištiena. O skiriasi, kai ruošies varžybom ir kai off-season, nu, tipo taip tiesiog gyveni. Ta prasme, prisižiūri, aišku. Tu visada prisižiūri. Nevalgai tų šūdų realiai, bet būna. Ok. Tik per COVID, ne, biškai. Kai nereikėjo sportuoti, biškai. Šiam 6 vyriau tada jau, kur sunku buvo, net jau vaikščiai, žinai. Ne. Seniai, bet aš nesu matęs, jaučiu, čia kaip aš nesu matęs kinėtis nešios, aš nesu matęs žemaūgio nutukusio. Ble, nesu matęs. O yra nors vienas iš tų 50? Yra. Nu, tipo, vienas iš 50, nes jau PM yra, ble. O kaip tu, ble, skaičiai, kad ten čia grupė yra kažkokia? Jo, yra Facebook'e net grupė, mažas žmogus. O, kaip gerai, bet patikrinti, nu, tu negali bet kas prisijungti. Patikrina ten. Jo, tipo, ten yra kitų tėvai. Ten kviečia, ten tos, tipo, kažkokias stovyklas, dar kažką, bet nesuvažiavęs. Ką ten važiuosi su vaikais, tipo, pažaisti. Pažaisti su vaikais? Tavo ūgio žmonės. Daug jaunų, ta prasme. Ne. Ai, okei. Ne, nu, tipo, kad su vaikais aš gautu apie ūgį, tipo, referendą. Kad iš kur su vaikais, nu, tavo ūgis. Blet, nice, okei. Bet, blemba, yra grupė atskira. Aš nepagalvoju kažkaip. Jo. Kažkas buvo kažkur kalbėjęs, gal buvo kažkur vieną ausim girdėjęs, tipo, gal kaip pasklajumą kažkas buvo, ar kad kažkas yra, bet šiaip yra tas dalykas, žiūrėk, kad žemaūgiai šiaip visi panašus iš veido yra. Jo. Čia yra, man dažnai, draugė pasako, kad čia yra dėl chromosomų kažkokio dalyko, kad žiauriai visi panašus yra. Mane dažnai su to luku iššauliu. Ai, kur pardavinėja mašinas, tipo? Jo. Ai, su lukučiu. Paleido iš kalėjimo. Tas, kur, tipo, mirė senelis, prataškyk palikimą. Tai mes važiavam kažkada į Olandiją su jo varžybas, buvom. Ai, o jis irgi rutulius stumdavo, bet jis būdavo žemesnėje klasėje, vieną tą F40, žinai. Jis sunkiai vaikšto, žinai. Jo, nes jis važinėjo su paspirtuku. Jo, tai aš buvau Olandijai vaikišką dviratį nupistęs, kad jis į stadioną davažiuotų. Aš tą sakau. Čia prisipažinimas. Bet Olandijai čia. Mes visi einam, tai jūs važiuojate. Ok, nice. Bet tai jisai sunkiai eidamas ir sport.
Tipo, Jo, stumė rutulį, Stumė, tai... bet tai reikia bėgti. Nu, ten, nu, ta prasme, jis iš pusę šito... Pasukimo? Jo, pusę. Aš blemba. Ne. Aš pusę pasakymą. Dėl to prie mažinų dabar, bičiuli. Blet, aš va apie rutulį mes kalbėjom su nuomonė, paklausiau. Klausimas mano būtų buvęs, sorry čia, kad peršokom. Tu, pavyzdžiui, kai rutulio stumimo tobulėjimas, kaip tu ateini pirmą kartą, niekad nestumės rutulio ir tada, kai tu esi jau pro, kiek yra metrų skirtumas tavo stumimo? Ta prasme, kiek tu gali patobulėti? Ar tai yra 10 metrų patobulėjai ir kiek, tipo? Ne, čia kosmosas 10 metrų. Jo, nes aš galvoju, ar čia yra, blet. Čia ilgesni, kai būna jėtis, ten dar kas nors diskas gali nuo pačios pradžios. Ten vis tiek kažkada ateis, kai Alekna, kiek dabar jis 7-5, kiek ten? Jo, kažkas tokio. Bet per vėjuotą dieną. Jo. Nu, tipo, Nes jie ten važiuoja net į kažkokią šalį, kad Amerika, jo, kažkoks... yra, kur tipo nulinis ten vėjas ar net padeda, kad Jo, tipo, ten visi gerina rekordus. Jūros, tipo, ten kažkas yra Jo. vėjas. Kad visi rekordai, kurie gerinti metimo, tai yra ten gerinti, Jo, nes jo, ten jo, geriausios yra sąlygos. Tai Nu čia kai NASA kyla iš Teksaso. O tai trumpų nuotolių, nu tų trumpų metimų tai nebūna, aišku, kokius 4 metrus galim. Nu tai gerai, o tai pavyzdžiui, tu kai atėjai, atsimeni, kiek numetei pirmą Lemba kartą? nelabai. Nelabai, ne? Kokius gal 7 jaučiu. 8 Okay. gal. O kai dalyvauji varžybose virš 10 kažkiek. Virš 10, jo, kažkas. Okay. Taip, 4 metrus. 3, man atrodo, buvo asmeninis lyg. Nice. Bet šiaip dar grįžtant prie sporto, yra nors viena sporto šaka, kur žemės ūkis padeda. Mini golfas. Tai va, vardina bent. Okay. Jeigu cirkė iš patranko šauna, irgi padeda, ne? Oi, seniai, blegai, smagu, kad gali suviršti tai žvengti tiesiog. Nes šitas podcastas galėjo eiti į dvi dalis. Į gerąją pusę, kur dabar nuėjo, arba labai blogą pusę, žinai, nes sėdėtume visi susikausti o tai kaip, pavyzdžiui, tau, kai tu perki kažką, tai tau kaip pasieki. Žinai, kur čia, blei, paprašau. Jo, kaip tu tai? O koks šiaip tavo mėgstamiausias sportas yra, ką labiausiai mėgsta daryti? Tai ir yra trikovė, ar dar yra kažkokių, tai kvadratas. Šiaip kvadratė gal visai naudinga. Vietoj kamulio. Jo, ką? Vietoj kiek koliuko tokie. Kur linija, žymiai, žinai. Kugelė dabar. Trikoje. Trikoje. O kaip tu manai, tu jau esi pasiekęs savo piką, kiek daugiausiai gali iškelti, ar manai, kad dar tipo stiprėsi? Manau, kad jau viskas buvo pasiekta. Jau viskas pasiekta. Dabar taip neina, nu ta prasme, kaip anksčiau eidavo. Ai, okei. Vis tiek yra tas dar, tas pika būna metas nuo 2.8 iki 3.2 kažkas. Tik aš žinau, gal antras bus pikas, gal dar prasilaš. Pamėgaus, o po to jau veteranai nuo 40. Ai, nuo 40 jau veteranai. Tada jau į apačiai. Nu, bet čia, žinai, Circle of Life. Kaip sakom, Circle K. Circle K, žinai. Bet tai tada trenerių gali būti. Ai, bet tu sakai, neturėtum kantrybės, ne? Ne, nu tai gal ir kažkada. Aš esu dirbęs su vaikais ten, vesdavau ten joms pramankštas, dar kažką. Bet tavo treneris, kur buvo nuo pat pradžių Gricius, ne? Tai jis ir iki dabar tai yra tavo treneris, o ne sporto. Labai fainai. Bet jūs šiaip artime esate su juo? Jo, tai aš jį, kai antrą tėvą laikau, ta prasme jis mane užaugino nuo pat iki dabar. Man patinka, kad nuo pat čia 12 semų skirtumas yra tiesiog. Levai, akigai. Gerai, nice, aš manau, stagai dar galim pabaigti. Jo, manau, kad nuostabiai šiaip žiauriai ačiū, kad atvarei. Tikrai smagu, kad galima pasikviesti žmogų ir pašnekėti tokiom temom. Ir šiaip manau, kad man asmeniškai buvo labai įdomu. Aš daug sužinojau, labai daug sužinojau. Tikėjausi, kad daug sužinos, bet kaip ir sakiau, arba podcastas eis į vieną pusę, arba į kitą. Tai labai jau nesitikėjau, kad bus taip gerai iš tikrųjų. Tikėjausi, kad bus gerai iš vienos pusės, arba tikėjausi, kad bus labai blogai. Bet kad taip gerai tikrai nesitikėjau. Daug dalykų iš tikrųjų sužinojom, nemažai ir visuomenė jaučiu apšvietėm, žinai. Nes aišku, ten LRT buvo tą video įkelę, taip toliau, ten toks klausimų atsakymų buvo video labiau. Bet čia įdomu, kad tu gali parodyti, kad kiekvienas žemūgis šiaip skirtingas yra ir turi skirtingą savo pusę, žinai, ir man tau pusė huijanai patiko šitą. Labai smagu buvo. Tai ačiū tau labai, dar kartą. Ir ką, ir dar turi kažką pasakyti apie savo seną gerą draugą. Ne, toks. Išsijungiau kamerą. Gerai, viskas. Dėkui.